Labas vakaras ir sveikos prisijungusios prie balandžio mėnesio klausimų ir atsakymų sesijos. Kviečiu, kaip visada, patogiai įsitaisyti, jei galite įsijungti savo kameras. Sveikos atvykusios į šitą erdvę. Labai gera čia būt, kaip ir kiekvieną mėnesį su jumis ir labai dėkoju už gilius klausimus, kuriuos atsiuntėt ir matau, kad klausimai irgi kartais keičiasi, ar ne? Kuo toliau einam šitą kelionę, tokia yra gilesni ir ką jaučiu klausimuose daugiau self-honesty, ar ne? To tokio nuoširdumo su savim ir daugiau sąmoningumo. Net turiu apie 8 klausimus, kviečiu klausti kitą mėnesį ir toliau ir dar daugiau, nes tas mūsų klausimai, ar ne, irgi duoda medžiagos ir kiekvienai gylio, ar ne, eiti toliau. Ir nors ir tu nepaklausai klausimų, ar ne, bet tikiu, kad kiekvienam atsakymui gali rasti kažką prisitaikyti savo. Dar kartą, gera jūs visas matyti, ačiū, kad atvykote į šitą sesiją ir be jokių toliau įžangų keliaujam į mūsų klausimus, kurie buvo kai kurie apie širdies čakrą, apie ką šnekėjom šį mėnesį ir gyvenimą atvira širdim, kai kurie galbūt ne visai susiję, bet manau, kad bus daug naudingos informacijos ar inspiracijos. Ok, tai pradėjom nuo pirmo. Labai patiko šio mėnesio sesija. Tema ir konceptas apie širdies atvėrimą per vyrišką ir moterišką energijas. Ačiū. Vakar atlikau namų darbus ir pravedžiau savo priesaikų ritualą ir labai patiko. Norėjau užduoti klausimų šios dienos sesijai. Pirmas. Ar galėtum plačiau pakomentuoti dievišką moterišką savybę diversifiškumą? Tai pradėsiu po vieną ir klausimą atsakinėsiu, ne? Tai diversifiškumas, tas diversity, ar ne angliškai, tai reiškia mūsų multidimensinė savybė, ar ne? Ką tai reiškia? Kad mes moteris, mes nesam tiesiog linijinė būtybė, kur yra tiesiog vienaip sukirpta ir viskas, aš esu tokia, kokia esu, viskas, kaip sakant, aišku ar ne? Ne, mes esame žymiai gilesnės ir mūsų viduje yra daugybė skirtingų moterų arba skirtingų archetipų, ar ne? Mes turim mergelės ar tos mergaitės archetipą, kur yra jaunatviška ir pilna energijos ir gyvybės ir žaisminga, ar ne? Nesvarbu, kiek tau metų, tau gali būti ir 80 metų, bet tas mūsų vidiniai archetipai nedingsta iš mūsų sąmonės, jie tiesiog kartais labiau yra prislopinti arba labiau aktyvuoti. Kitas iš tokių archetipų yra mamos archetipas, ar ne? Ar mes turim vaikų ar neturim, mes pirmiausia esam mamos savo pačioms, ar ne? Einant šitą visą kelionę, aš daug apie tą šneku, kad tapti savo pačiai mama, savo saugia erdvė, ar ne? Ir tapti tą mamą galbūt tobula, kurios mes neturėjom, ar ne? Tai mamos archetipas yra tiek savo vaikams, tiek kitiems vaikams arba kitiems suaugusiems ir jų vidiniams vaikams, ar ne? Mes galim aktyvuoti tą motinišką, tą nurturing, tokią duodančią, šiltą energiją. Taip pat mes turim vidinės meilužės, ar tą kekšės vidinės, ar ne, inner slut, ar ne, tą meilužę ar mylėtoją, tą tokią lovą, ar ne, archetipą, arba kekšės archetipą. Taip pat šamanės, ar raganos, ar kažkokios priestės, šventikės archetipą, ar ne, nepriklausomai ir mes tą darom savo gyvenime, ar ne, mes vis tiek turim tą mistišką, magišką savo dalį. Kitas iš archetipų vidinių yra, ar ne, karalienės, tarkim, archetipas, kuris iš ties talpina kelis archetipus savyje, nes karalienė tai yra tiek mama, ar ne, tiek savo vaikams, ar ne, princesėms ir princams, tiek tautai, ar ne, ar tiem žmonėm, kuriem tarnauja, ar ne, karalienė tarsi yra ta tarnystė karalienės, kur pasirūpinti savo žmonėmis, ar ne, tiek meilužės ar mylėtojas, lava, ar ne, archetipas savo vyrui, karaliui, tiek mistikės ar tos šventikės archetipas, ar ne, ta priestess, ar shaman, ar ne, archetipas, ir tiek kovotojas, karės archetipas, kuris nepaminėjau dabar, bet vienas iš mūsų taip pat archetipų yra kovotojas, ar ne, ar tos karės archetipas. Tad karalienė irgi štus turi, talpina savyje archetipus. Ir karalienė dar turi savyje, tai yra apie tą aukštą savivertę, aukštus standartus ir tą tokį pasitikėjimą aukštą savimi. Ne? Yra viduje ir dar visokių kitokių
archetipų, kurie nėra galbūt tie klasikiniai archetipai, ar ne, bet kiekviena savyje talpinam skirtingas savo dalis, ar ne, kaip pavyzdžiui party animal, ar ne, kuri galbūt ten nori kartais pasireikšti, šokti ant stalų, tūsintis ir taip toliau, ar ne, kita galbūt yra tokia vat, nežinau, gėlininkė, vaidilutė, daržininkė, kuri mėgsta auginti savo ten dalykus, ar ne, nors ir mieste gyveni, bet gal yra ta dalis, kuri ilgisi to, ar ne. Tai mes, moteris, esame multidimensinės asmenybės ir mūsų viduje telpa visko, ar ne? Tai labai kuo labiau save pažįsti, ypač jeigu mes einam per archetipų aktyvavimo, ar ne, kelionę savo dvasinė ir ten saviugdos kelionė, ar ne, tuo labiau aktyvuojam savo skirtingas dalis ir tuo yra fainiau gyventi, ar ne, ir mums tiesiog prasiturtina gyvenimas. Tad kvietimas yra pasižiūrėti, ar ne, giliau, kokios mano dalis galbūt yra apleistos, ar ne, ar užstumtos, supresintos, ar ne, ir kaip aš galėčiau tas dalis atskleisti. Gegužės pabaigoj bus kitas kursas atskiras nuo šitos narystės, kuriame irgi eisim per archetipus ir skirtingą tą visą kelionę 8 savaičių aktyvavimo. Tai jeigu kažkas norės prisijungti, kaip visada narystės narėms bus suteikta puikiai bonus dovana, nuolaida, dar nenusprendžiu tiksliai kiek, bet tikrai bus taip, kad verta būtų dalyvauti. Jeigu kažkas nori giliau eiti tą archetipinę kelionę, tai bus galimybė tą padaryti. Gegužės pabaigoje prasidės. Bus informacija vėliau paskelbta. Tad atsakant ar ne iš tą klausimą, tai tas diversifiškumas, tai yra tas mūsų multidimensinė prigimtis, ar ne? Ir tas žinojimas, kad mumise telpa skirtingos mūsų dalis. Ir, pavyzdžiui, galima šitą stebėti, einant per mėnesį, ar ne, per savo ciklą. Jeigu stebi savo ciklą, jeigu nestebi, tai labai labai rekomenduoju stebėti ir pažiūrėti, kaip tavo energija kinta, ar ne? Teoriškai tarsi yra sakoma, kad mūsų menstruacijos, ar ne, kur yra pirma mūsų fazė, tai yra žiema, yra tas senolės archetipas, ar ne, kuri tavo tokia vat senė, ar ne, kaip čia, jo tokia archetipas tai yra metas paleidimui ir kažkokiam vidinėms įžvalgoms, ar ne, yra tas žiemos archetipas, taip pat yra kaip žiema, kaip archetipas priskiriamas prie to, ar ne. Tai gali pastebėti, kokia būna tavo nuotaika, kokią norisi dalį išreikšti, kai yra menstruacijos, ar ne. Po menstruacijų seka antroji fazė, tai yra folikulinė fazė, kai pradeda augti mūsų estrogenas ir kiti hormonai ir atsiranda daugiau energijos, daugiau jėgų ir tai yra priskiriama pavasario archetipui arba ir mergelės archetipui, ne? Tai ta mergelės energija, atsiranda įkvėpimas, noras eiti kažkur, ne? Tai tokia pavasarinė energija, ar ne? Ir ovuliacija yra trečioji mūsų fazė, apie 14 kažkur ciklo dieną, plius minus, ir tuomet yra vasara, ar ne? Yra tarsi mūsų sužydėjimas, mes esam flirtuot norisi, ar ne, bent jau pagal teoriją. Kiekviena mes turim savo skirtingą požiūrį šiek tiek ir savo skirtingą patirtį, bet taip yra sakoma, ar ne, vasaros archetipas, tai tas love archetype, ar ne, būna aktyvuotas. Ir vėliau yra ruduo, tai mūsų liutealinė fazė, kai mūsų nukrenta šiek tiek estrogenas, progesteronas pradeda kilti ir kai kada PMS ateina, ar ne, ir tada, sakoma, sumažėja šiek tiek energijos ir esi tai vat raganos, ar ne, tos vat šventikės archetipė, nes tas šydas tarp sąmonės ir pasąmonės suplonėja, mes labiau viską jaučiam, viskas, kas yra supresinta, užspausta, iškyla tarsi į paviršių ir esam šitoj fazėje, ar ne. Tai teoriškai šitaip sakoma. Pas kai kurias moteris, ar ne visada veikia taip, kaip pasakyta knygutėse, pas mane irgi kartais kitokia energija, ar ne, yra, bet vienu ar kitu atveju labai labai kviečiu, jeigu dar to nedarot, stebėti savo ciklą, ar ne, parsisiųsti galbūt appsą kažkokį, yra daugybė nemokamų appsų, aš naudoju tokį P-Tracker vadinasi, bet yra daugybė kitų ant telefonų galima, ar ne, parsisiųsti ir stebėti ir kiekvieną mėnesį savęs paklausti, ar ne, kaip aš jaučiuosi, kokios mano nuotaikos, ko man dabar reikia, kokia mano energija, kas aktyvuojasi, koks galbūt archetipas aktyvuojasi, kada jautiesi labiau energinga, kada labiau dar kažkokia, ar ne, energija. Ir tie archetipai nebūtinai yra, kad ta mergelė, lava, ar mylėtoja, ar ne, ragana, ar tenais senolė, ar dar kažkokia, ar ne, ar motina, ar ne. Kartais rudeniui motinos archetipas priskiriamas.
gali būti ir kiti, ar ne, archetipai, kaip ir minėjau, ar tenais party animal, arba in a boss babe, arba boss bitch, ar ne, ta, kuri tiesiog ateina ir nori, turi daug energijos viską padaryti, ar ne, ar savo darbose, ar biznį ir taip toliau. Bet visa esmė - klausyti savęs ir duoti savo leidimą būti kitokiai. Mes neturim būti linijinės ar lygiai tokia pati visas mėnesio dienas, ryte ir vakare, ar ne, mes viduje turim daugybę savo sluoksnių ir mano kvietimas ir paskatinimas yra tas visas savo skirtingas dalis leisti sau patirti. Ok, toliau perėm prie kito klausimo. Būtent šio mėnesio temoje atradau, kad siekiant gyventi atvirą širdimi, man labai reikia kartu ir norisi sau tapti mama. Gal šią temą tapimo savo mama ateityje bus kokia nors sesija, arba gal turėčiau grįžti į kurią nors praeitų metų sesiją. Tai labai nuostabus klausimas. Mama yra vienas iš svarbiausių archetipų ir visada turi, prieš einant bet kokią stiprią vidinę kelionę arba šešėlių darbą, labai svarbu aktyvuoti savo vidinės mamos archetipą, nes tai yra tas mūsų vidinis saugumas, ne? Kalbant, jeigu plačiau apie tai, ar ne, tai kviesčiau pažiūrėti balandžio mėnesio praeitų metų 2024 sesiją apie mamos ir tėčio žaizdą, nes apie tą žaizdą mes, ar ne, šnekant mamos ir tėčio, ir būtent šituo atveju apie mamos, ar ne, žaizdą, mes galim pamatyti, kur pas mus atsirado tos spragos, ar ne, ir jeigu mes turim mamos žaizdą, mes tai internalizuojam ir išmokstam savęs nemylėti taip, kaip turėtume mylėti, ir save arba kritikuoti, arba apleisti, arba dar kažkokius dalykus internalizuojam, išmokstam. Ir iš to ir ateina ta spraga, kur mes nemokam būti savo mamos, ar ne? Tai visa esmė, kaip išgydyti tą mamos žaizdą, ir yra tapti pačiai savo mama. Ne? Angliškai yra toks terminas reparenting yourself arba remothering yourself. Ar ne? Tai kaip tai atrodytų, ar ne? Toj sesijoje balandžio mėnesį praeitų metų daugiau apie tai šnekėjau, apie visą mechaniką mamos ir tėčių žaizdą, bet jeigu tai praktiškai, ar ne, kaip tai turėtų atrodyti, tai nustoti save apleisti. Ką tai reiškia, ar ne? Gyventi pirmiausia savo kūne. Nes dauguma, žinau, iš jūsų atėjusi čia šitą kursą ir apskritai moteris šitoj kultūroj, visuomeniai mes esam mokamos netiesiogiai, bet ištreniruojamos tarsi, ar ne, atsiskirti nuo savo kūno, nuo savo jausmų ir gyventi savo galvoje. Ne? Ir iš to ir kyla apleidimas savo. Ir dauguma moterų net nesupranta, kad jos save apleidžia. Bet jos save apleidžia, nebūdamos pilnai čia. Jeigu jautiesi, kad tiesiog eini per gyvenimą, atsikeli, viską reikia tenais padaryti, eini through motions, kaip sakant, ar ne, atlieki visus dalykus, eini į darbą, darai, bet po to atrodo, kur čia diena praėjo, kur aš čia buvau, čia yra savęs apleidimas. Ne? Ir kartais žmonės irgi sako, aš neturiu laiko daug ten daryti kažkokias praktikas, ar savęs neapleisti, ar būti su savim. Ne? Tam, kad būtum su savim ir savęs neapleistum, nereikia nei vienos ekstra minutės. Tau reikia tiesiog savo dėmesį nukreipti į save, į savo kūną, aktyvuoti savo kūną, pastebėti, kai dėmesys yra sutelktas galvoj ir su kvėpavimu, arba gali uždėti rankas ant širdies, ant pilvo, ant įsčių, tiesiog savo dėmesį nukreipti žemiau į savo kūną, į savo šaknies čakrą, sakralinę čakrą, saulės rezginio širdies, nunešti savo tavo dėmesį ir sąmonę į savo žemesnės čakras ir savo žemesnį kūną, o ne tik būti savo galvoj. Kaip tai gali atrodyti praktiškai? Tiesiog ryte tik nubudus, jau šitą praktiką esu daugybę kartų sakius, vietoj to, kad pasimtum telefoną, ar tiesiog keltumais ir eitum ar ten į tualetą vonę, ar dar kažką, tiesiog bent kelias akimirkas pridėti vieną ranką ant širdies, kitą ant pilvo, ant įsčių ir tiesiog pasisveikinti su savim ir kaip aš dabar jaučiuos, kas vyksta, ko man šiandien reikia, kas šiandien yra svarbu, kaip tu jauties, pasičekinti, ar ne, taip kaip pasičekintum su savo mylimuoju, ar ne, kaip norėtum, kad mylimasis su tavim pasičekintų, ar ne, paklaustų, kaip tu jauties, kas pas tave gyva, kas šiandien vyksta, ar ne, lygiai taip pat ir su savim, ne.
Ir per dienos metu, eigoje, irgi sustoti, gali uždėti rankas ant savo kūno, gali užsimerkt, nukreipti dėmesį į vidų, kas vyksta, ką aš dabar jaučiu, ko man dabar reikia. Ne, gali atrodyti taip paprasta, kai kuriuom iš jūsų, kurios gyvena savo kūne, atrodo, da, paprasta, čia ir taip aišku, kai kuriuom atrodo, gal čia, oi, kaip sunku, aš pamirštu visai, kas save, ar ne? Kiekviena iš mūsų esam skirtingam etapė savo gyvenime, nėra nei teisingo, nei neteisingo, esmė yra mūsų intencija ir kvietimas visą laiką sugrįžti į save. Ir tą gali padaryti 3 kartus dienoj, 100 kartų dienoj, 500 kartų dienoj, ar ne? Tol, kol tai tampa default, ar ne, kai nereikia specialiai kažkokio įvykio dienos, ar ne, kad dabar atsisėsiu ir 20 minučių medituosiu ir tada sugrįšiu į save, kur irgi tai meditacijoje, ar ten kažkokia somatinė praktika irgi yra nuostabus būdas, ar ne, bet tikslas, ar ne, bent kažkada, ilguoju laikotarpiu, ar kitą savaitę, ar kitais metais, ar už 10 metų yra, kad visą laiką būtum savo kūne, kad nebereikėtų tau ypatingų praktikų ar sugrįžimo į save, kad gyventum čia ir dabar. Ir aš jaučiuosi, kad dabar taip yra, toks mano default state, ar ne, atsikeli iškart pasičekinį save, nes tai tapo įpročiu. Ne dėl to, kad tai tiesiog aš gimiau taip, ar ne, nes mano paternas buvo iš viso save apleist, savo galvoj gyvent, nuo kūno atsiskyrus, ar ne, bet per visas praktikas, per visą metų iš metus darbą, dabar jaučiuosi, kad visada esu savo kūne, nebent kažkas vyksta ar susitrigerinu, kur pastaruoju metu nelabai dažnai tai būna, ir netgi kur susitrigerinu kažkur, ne, sugebu sugrįžti į save, bet nesakau, kad viskas jau dabar esu nušvitus ir niekada to nebus, net nebejoju, kad ateis kažkokie dalykai, ar ne, bet default state yra būt savo kūne ir tada tiesiog labiau gera gyventi ir labiau pajauti, ar ne, kas vyksta savo kūne, ko man reikia, kokių man maisto produktų reikia, ar man reikia prigult, ar man reikia pailsėt, ar atėjo įkvėpimas, kaip galiu panaudoti tą energiją, ar ne. Ir čia yra vienas iš svarbiausių dalykų, tiesiog gyvenimas savo kūne, ar ne. Ir kuo labiau save esam čia, tuo labiau tampam tą mama sau ir saugi energija, saugi erdvė. Kitas dalykas, kaip mamos archetipą aktyvuoti ir tapti sau pačiai mama, tai kai kažkas iškyla, kažkoks trigeris arba mažas, gali būti ir mikro trigeris, kaip pavyzdžiui, jautiesi pavargus ar kažkokia susierzinus, ar ne, pastebėti šitą ir vietoj to, kad numot ranka ir apsimes, kad niekas nevyksta ir tiesiog daryti tą, ką reikia daryti, arba susitapatinti su ta auka, kur tada nebesi savo mama, tiesiog esi mažas vaikas ir auka. Vietoj to darbas yra laikyti savo sąmoniai tas 2 aspektus. Vienas, tas mamos arba higher self arba tos divine mother, ne, dieviškosios mamos archetipą, tą saugią erdvę būti, kuri nieko neteisia, kuri turi begalinę kantrybę, kuri išbus visą laiką ir čia, ir dabar, ir palaikys už rankos savo vidinę mergaitę. Ir tuo pačiu būti ta vidinė dalim, gali vadinti ar tai vidiniu vaiku, ar vidinė auka, ar vidinė trigerinta dalim. Ir suteikti tą saugumą tai daliai. Nenustum tos dalies, neapsimes, kad jos nėra, neapsimes, kad nesitrigerinti arba nesakyt, nu ko tu čia trigerinas, čia no big deal, ar ne? Nes kai šitai pasakai ir kartais atrodo, kad save motyvuoja, ar ne? Nu čia not big deal, move on, let go, ar ne? Ir atrodo, kad jo gera intencija, let go, bet mes negalim per prievartą paleisti ir let go. Tas letting go, paleidimas savaime įvyksta tada, kai procesas užsibaigia, pilnai įvyksta, ne? Jeigu mes prematurely let go, ar ne, per daug anksti, kai nesam pasiruošęs, bandom let go, tai gaunas irgi tokia subtili savęs apleidimo forma. Todėl, tokiu atveju, ar ne, vietoj to, kad, ai, no, ta big deal, vietoj to, ar tiesiog turi viduj su savim pasišnekėti, vidinis dialogas. Tai kaip tai atrodytų, ar ne? Ta vidinė mama pasako tai daliai, aš matau, tu jautiesi susierzinus, tau kažkas nepatiko. Kaip tu jauties, pasakyk man, ar ne? Ir ta dalis, aš jaučiuosi susierzinus, čia nesąmonė, neteisybė kažkokia. Aš girdžiu, kaip tu jauties, aš matau, kaip tu jauties. It's okay. Tau leidžiama taip jaustis. Tu gali jaustis taip, kaip jauties, aš čia su tavim. Ir gali arba savo paimti net už rankos, arba įsivaizduoti, vizualizuoti, kad paimi save už rankos, ar ne. Ir tiesiog leidi būti tai daliai, kol jinai pati natūraliai
tas procesas praeis, ar ne? Nes vaikai, pavyzdžiui, ar ne, kai nukrenta ir pradeda verkti, ar ne, jeigu čia toks tantrum, ar ne, būna, dažnai tėvai bando sustabdyti, nes patys negali doroti su savo pačių jausmais, kurie sukyla, kai jų vaikas, ar net, ardusi, ar turi tą tantrum. Bet jeigu tu vaikui leidi pilnai nebausdama, nei skubindama, nei tenais nukreipdama dėmesio ar su saldainiu ar filmuku, bet leidi pilnai tam procesui užsibaigti, tas procesas praeina. Ir greičiausiai tada būna pasikūkčiajimas ir užsibaigia natūraliai, nes tai yra somatinis visas procesas. Ir kai mes, jeigu laikai erdvę vaikui, ar ne, leidi išbūt, kad tau saugu yra taip jausti, it's okay, ar ne, procesas užsibaigia. Jisai užsilūpina tada, kai neleidžia užsibaigti tam procesui, kai yra sustabdytas per vidurį. Arba su dėmesio nukreipimu, arba su nubaudimu, arba sakymu, kad neturėtum taip jaustis. Tu neturėtum dabar būti liūdna ar dar kažkokia. Ir tada ir sustoja. Ir kai procesas neužsibaigia, ta vat energija, kuri neperėjo pilnai per kūną, jinai užsiblokuoja ir jinai užstringa mumise. Ir kartais užstringa 20-30 metų tas blokas užsilieka mumise. Ir po to kažkokios kitos panašios situacijos mus trigerina. Ne? Todėl, kai kažkas išsitrigerina, ar ne, dabar duotuoju laiku, kviečiu į tai žiūrėti kaip puikiai galimybė išprocesinti seną žaizdą arba senančią išprocesintą emociją. Ir tada let it run its course, kaip sakant, iki pat galo leisk išbūtam, laikydama erdvę, neskubindama, nebandydama somatiškai atsikratyti tuo, nes, ar ne, aš esu fanė visų somatinių praktikų ir somatiškai per kūną turim viską daryti, bet labai toksai svarbus yra niuansas, kad jeigu tu somatiškai procesini tam, kad atsikratytum to jausmo, tu save apleidi, tu nesi pati savo saugi erdvė. Todėl somatinė praktika yra ne tam, kad užsibaigtų tas jausmas, nes man nefaina taip jausis, tai aš iškratysiu pyktį, bet tam, kad tai daliai reikia to. Reikia saugios erdvės užbaigti, to complete the process. Nes jeigu tu somatiškai procesini, sakau, taip, kad atsikratytum savęs ar nejaustum to, ką jauties, toks čia yra subtilus savęs apleidimas. Aišku, žymiai geriau šitas apleidimas, negu kad ten nuvartot narkotikus ar alkoholį gert ar dar kažkokią, ne tokios pasiekmes, bet vis tiek yra toks subtilus savęs apleidimas, kur po to vis tiek jautiesi vieniša ar kažko trūksta, kažkokia vidinė tuštuma yra, ne? Tad kvietimas būti ta mama, kur neskubina ir kur leidžia tam procesui užsibaigti pilnai, kaip sakant, run its course arba to complete, pilnai užsibaigti. Ir kai užsibaigia tas procesas, ta ramybė ateina savaime, tas saugumas ateina savaime. Na, tad vėl, tada ir tampi ta mama savo ir saugi erdvė. Ir gali tada paklausti, kai šitas procesas užsibaigia, ko tau dabar reikia, galbūt reikia apkabinimo, arba dar kažką pajaus, ar ne, ir tada suteiki savo tai, ko reikia. Ir kai tą išmoksi, vis tas senas emocijas išprocesini, vis mažiau ir mažiau tos įkrovos ir to seno viso backlog vyksta, yra. Ir tada tos mūsų reakcijos ar kažkokie trigeriai būna labiau adekvatų situacijai. Ir nebėra kažkokių ten perverkų ar šalančio šampano butelio dėl kažkokio menkniekio, ne? Arba tų trigeriai nebebūna tokie, vat, skaudinantis labai baisiai ir ten, kai visas kojų slysta pasaulis pro kojom, ar ne? Nes anksčiau man būdavo taip, kad ten kažkoks mažas dalykas ir atrodo viskas visiškai bėda, bet dėl to, kad buvo labai daug vidinio apleidimo, vidinio neišprocesinto pykčio, neteisybės jausmo, frustracijos ir taip toliau. Sakau, kuo labiau darai tas praktikas, bet su intencija suteikti savo ir savo toms dalims tom, ko joms reikia, o neatsikratyto, tikrai gyvenimas pasidaro daug šviesesnis ir lengvesnis. Tad šitaip ir pamažu padarom tą mamos, ar ne, įkūniją mamos archetipą. Taip, toliau kitas klausimas. Sesijos metu minėjai apie emocijų ir traumų paleidimo su tantros pagalba praktika ir kad galima būtų ateityje papildomą sesiją šią temą surengti. Būtų labai įdomu. Taip, ir tuo pačiu mes jau tą darom, kai darom somatinės praktikas, ar ne? Tai galima įdėti dar labiau tantros kažkokių dalykų, ar ne, kaip kvėpavimo, ar tos cirkuliacijos, ar ne? Tai aš
pagalvosiu, kurią mum temą, galbūt rugsėjį galėsim apie tantros, ar ne, pašnekėti labiau šitus dalykus, tai ačiū už pasiūlymą, jeigu kažkam įdomu, dar irgi pasidalinkit WhatsApp grupiai, tikrai galėsiu daugiau pasidalinti, bet tantros visa esmė nėra kažkokios ar specifinės technikos ar kvėpavimo pratimai. Taip, visi šitie dalykai ateina, bet visa esmė, jeigu pradėti nuo bazės, ar ne, tai yra buvimas su tuo, kas dabar čia yra. Tad tantra daug kas supranta apie seksą, ar ne, kad tantra yra kažkoks seksualinis dalykas, bet seksas tik yra viena iš tantros dalių, ar ne. Ir dėl ko susijęma su seksu, tai dažniausiai dėl to, kad visos kitos dvasingumo kryptis ar kitos ten religijos, nors tantra nėra nieko susijęs su religija, bet dvasingumo, ar ne, tai kryptis ir keliai, ar ne, atmeta iš viso seksualumą. Tantra netmeta seksualumo, kaip ir netmeta nieko. Tantra reiškia priimti ir būti čia ir dabar, būti present with what is. Ar ne, tiek su savo seksualinė energija, tiek su savo animal instincts, ar ne, su savo gyvuliškais instinktais, nereiškia, kad atiduoti jiems galę ir veikti iš tų impulsų ir instinktų. Reiškia priimti visas savo dalis, besąlygiškai viską priimti ir integruoti visus savo šešėlius. Ir ne tik tais priimti, bet ir išmokti nukreipti tą energiją, tą kundalinį energiją, ar ne, nukreipti, išmokti cirkuliuoti, ar ne, tai per tą kvėpavimą, per mūsų sesiją, kur greičiausiai rugsėjai bus, ar ne, dabar tik tai kilo šita mintis, tai dar reikės viską susidėlioti, kaip cirkuliuoti, išmokti tą energiją aktyvuoti, ar ne. Bet ką mes jau dabar darom, ar ne, tai tas, kad per judėjimą, kvėpavimą ir garsą, čia yra tantros principas, ar ne, kaip tą energiją pradėti judinti, iškyla kažkoksai, ar tai trigeris, arba per somatinę praktiką, prisimdama, aktyvuodama kažkokį prisiminimą ar seną žaizdą, tas iškyla mūsų kūne ir per šitus 3 dalykus, kuris yra tantrinis principas, vėlgi judėjimas, garsas, kvėpavimas, mes leidžiam tą energiją, ar ne, judėti per mūsų kūną. Ir jeigu dažnai darai reguliariai tas praktikas, dažniausiai aktyvuojasi va, ta kundalinė ir gyvybinė energija mūsų kūne, ar ne, ir va, per tokius va, intuityvius judesius, kaip, pavyzdžiui, gali ant 4, ar ne, atsistoti ant žemės, ar ne, ant kelių ir ant delnų ir tiesiog sukti savo klubus, kvėpuodama, ar ne, ir susijungti su tuo, ir kad ir kitas tantros principas, ar ne, irgi rasti malonumą tame, ar ne, net jeigu yra pyktis, kaip tam pyktyje, ar da, energijai pykčio tekančio, kaip tu gali rasti malonumą, arba kitas klausimas pažadinantis šitą yra, kaip aš galiu, kaip mano kūnas gali maloniai jaustis, leidžiant tekėti šitą energiją, ne? Arba kaip mano kūnas, aš angliškai dažniausiai sakau, what would feel delicious to feel in my body, ar what would feel, how could I feel pleasure in this anger, ne? Ar kokia tenais energija ateina, ne? Ir tiesiog leidi savo judėti, ar garsus leisti, ar dar kažką, ir randi pasimėgavimą tuo, ar ne? Ir čia yra tantros principas. Tai, kaip ir sakiau, galėsim daugiau apie tai. Ir ačiū dar kartą už paturtinančią šį mėnesį medžiagą, lauksiu kitų artėjančių sesijų. Okay. Tai ir ačiū už įkvėpimą mūsų nesekančiai, bet dar ateinančiai sesijai. Okay. Sekantis būtų įdomi Aušros įžvalga, kaip padėti daug metų sergančiam depresija žmogui. Su savo sese perėjau per daug stadijų. Iš pradžių labai norėjau jai padėti, po to įsitikinau, kad negaliu padėti, jei pats žmogus nenori keistis. Net siūliau ją apmokėti psichoterapiją, po to net ayahuaskos ceremoniją. Pastaruosius 2-3 metus beveik nebendravom, nes ji niekada neinicijavo mūsų bendravimo, nei su manim, nei su mano vaikais. Gal taip ir lengviau, bet vis dar pagaunu save liūdinčią dėl to, kad negaliu jai padėti, kad nebendravom, kad nesijaučiu turinti sesę. Tai visų pirma, labai užjaučiu dėl tokios situacijos. Aš nesakau, kad tokia, bet turbūt kažkokia panašią situaciją irgi turiu savo šeimoje su savo broliu, ar ne, kuris pasirinkęs kitokį kelią, ar ne iš šviesos, bet į priklausomybių kelią. Ir mes turim priimti, kad mes esam bejėgės, ar ne, prieš kitus žmonės, nebūtinai savo šeimos narius, bet apskritai powerless over other people, places and things, ar ne, kad tu neturi
galios kažką pakeisti, ar ne? Kad ne tai, kad kažką pakeisiu, visai, ką mes galim įtakoti, ar ne, kitus žmonės, ar inspiruoti juos, bet kad tu realiai neturi galios imtis veiksmų už kitą žmogų, ar atsidurt kito žmogaus galvoj, ar juos įtikint, ar privers pamatyti tavo kažkokią perspektyvą. Tiesiog kitas žmogus yra kitas žmogus ir priimt šitą pirmiausia. Nes kol mes nepriimam šito, kad we are powerless, ar ne, kad mes esam bejėgės, tol mes kankinamės. Ar ne? Ir gali čia atrodo paradoksaliai, kad nes kažkai aš priimu, kad I'm powerless, tada aš gaunu savyje galios. Ar ne? Čia toks paradoksas. Kol aš bandau kažkaip kovoti, aš atsimušiu tuos malūnus ir tuo frustracija dar daugiau auga. Ar ne? Tai pirmas dalykas. Priimti, kad tu negali savo sesės pakeisti, negali už ją gyvenimo nugyventi, negali pasirinkimų už ją padaryti. Tiesiog tai nėra tavo galioje. Kitas dalykas, ar ne, kad kai sakai, man liūdna dėl to, kad negaliu jai padėti ir neturiu, ar ne, nebendravom, kad nesijaučiu turinti sesę, tai visiškai suprantama ir tokioje situacijoje visiškai normalu yra jausti liūdesį, gedulą, frustraciją, pyktį, kaltės jausmą, dar kažkokius su tuo susiejančius jausmus, bet čia yra tavo jausmai ir juos turi išjausti savo kūne. Irgi neprojektuotų jausmų ant sesės ar ant kitų žmonių, ar ne, bet tiesiog supras, kad čia tavo jausmai, kylantis iš tos situacijos, taip, tavo sesės situacija sukėlė tos jausmus, bet jie yra tavo kūne. Ir niekas kitas už tas tų jausmų negali išjausti. Tad kvietimas somatiškai paskirti galbūt sesiją, ar ne, tos liūdesio, gedulo, frustracijos jausmus, išprocesinti per kūną. Ir kartais būna, nesakau, kad taip įvyks ir nieko nepažadu, nesakau, kad čia taip vyksta visada, ne, bet kartais būna, kai žmonės išjaučia savo jausmus, ateina kažkoks pasikeitimas ir išoriškai, nes mes visi esam susiję. Žinoma, negali daryti šito dėl to, kad jeigu išprocesintų savo liūdėsi, tada sesė kažkaip stebuklingai nubus, ar ne, aš to tikėtis negalima, bet kartais taip įvyksta. Bet vienu ar kitu atveju tai yra tavo jausmai, kuriuos tu turi priimti ir išjausti. Ir kitas dalykas, ne, jeigu nori padėti, ne, tai gali karts nuo karto parašyti sesiai tiesiog, kad tiesiog žinok, kad aš tave myliu, jeigu tau kad nors reikės pagalbos, aš čia. Visai, ką gali mane kreiptis. Nestumant, nes jeigu bandysinas, ar ten siūlyti psichoterapiją, ar ayahuaską, ar knygą siųsti, ar podcastų siųsti, ne, žmogus jaučiasi tas, kuriam yra depresija, kad jį bombarduoja ir jo nepriima, ar jo šiuo atveju, ne, jos nepriima tokios, kokia jinai yra, ir tada jaučiasi dar labiau nesuprasta, ar kad jinai yra netinkama, neverta meilės ir taip toliau, kad jai reikia pasikeisti, ar ne, tas va toksai per prievartą kišimas, dažniausiai 99% turbūt atvejai neveikia, ar ne, bet kas, irgi nesakau, kad šitą 100% suveiks, bet karts nuo karto gali parašyti, ar ne, kad tiesiog, aš tiesiog žinau, kad aš tave myliu, tu mano sesė, kad ir kad tau reikės pagalbos, visada gali į mane kreiptis. Ir nesitikėk atsakymo, bet tiesiog karts nuo karto pasakyk, kad I'm there for you, ar ne, kad aš čia, jeigu reikės pagalbos, su manim visai, kad gali pasišnekėti, ar ne, neperšant, nestumint ir net nesitikint jokio atsakymo. Ir kai sakai, kad jinai pati neinicijuoja, tai žmonės, kurie yra depresijoje, ar ne, ar tenais kiti priklausomybės nueina, ar ne, jie yra visiškai self-obsessed, ar ne, negatively self-obsessed. Jeigu jie ir galvoja apie kitus žmonės, vis tiek galvoja tada, kaip kiti mane apleido, kaip kiti manęs nemyli, kaip kitiem yra geriau ir taip toliau. Ir jie antiek yra susitapatinę su auka, ar ne, kad jie tuo metu neturi tos galimybės, sugebėjimo galvoti apie kitus, inicijuoti ar ne, ar prisiminti ar ten gimtadienius, ar dar kažką, ar vaikus ir tiesiog duoti savo rasti viduje, jeigu gali, atjautos, kad na yra tokioje situacijoje, ar ne, ir vėlgi prisiminti pirmas, kad esi bejėgė, už sesę gyvenimą nenugyvensi, antras, jausmai, kurie sukyla, tai tavo jausmai, tavo darbas juos išprocesinti, trečias, tiesiog ją aiškiai žinot, kad tu ją myli, priimi ir kad jeigu kažkada reikės, kad tu esi čia, tu gali išklausyti ją. Tai tiek. Ir
kantrybės ir atjautos, ar ne, nes tokia sunki situacija. Okay. Sekantis. Kaip padidinti savo vidinį saugumą, kad esu saugi, kad man viskas gerai, aš su savimi esu saugi, nepriklausomai nuo aplinkybių. Tik kartoti tai savo atrodo nepakanka. Gal dar yra kokių pratimų tam. Supratau, kad didelė dalis mano trigerių, nuotaikų, reakcijų kyla iš vidinio saugumo. Taip labai paaiškinau šitą apie visą mechanizmą ir praktiką, ne, kai šnekėjau apie mamos archetipą, tai čia yra tas saugumo savo suteikimas. Nes vien tik tais kartot, aš esu saugi, bet jeigu kažkas nutinka trigeris ir save apleidi, arba save nusiplaki, arba nukreipi distrakciją, kažkokią dėmesį kažkur kitur, imi skrolinti, ar valgyti emociškai, ar ten išgert vyno, ar dar kažkas, ar ne, tai nebesi savo saugi, tu gali kartot 100 kartų tą frazę, bet jeigu elgiesi taip, kad save apleidi arba save kritikuoji, tuomet nebesi savo saugi erdvė. Tad vėlgi, ne, būt savo kūne ir kai bet kada, kai iškyla kažkoks trigeris, ar ne, arba tiesiog šiaip jauties nesaugi, pasišneki su savo tą dalim. Ir vėlgi sąmoniai laikyti savo tuos aspektus du, ne, tos vidinės dieviškos mamos, arba savo higher self, ar ne, to saugaus, viską apimančio, viską priimančio aspekto, ar ne, ir tos trigerintos dalies, ar vidinio vaiko, ar vidinės aukos. Okay. Kitas. Aš suprantu, kaip atverti širdį su kitais žmonėm ir kaip būti open. Bet kartais sunku girdėti savo širdies balsą, kas liečia savo pačios svajones ir gyvenimą. Kaip save labiau išgirsti. Tai čia irgi yra procesas. Kai žmonės sako, kad aš nebegirdžiu savo širdies balso, tai dėl to, kad tas širdies balsas šnekėjo, bet tu nekreipiai greičiausiai jį dėmesio. Ne? Tai galėjo nutikti, kai tau buvo 5 metai, 15, 25 ar dar kažkiek, ar ne? Nes aš kartais tokį pavyzdį duodu, gal kažkas jau esate girdėję kažkur, ar ne, įsivaizduoju, kad jeigu tu turi draugę arba sesę, ar ne, kaip ką tik šnekėjom tokiu pavyzdžiui, ir kad nuolat jai rašai ir skambini, ar ne, ir nuolat klausi, ar ne, arba sakai savo kažkokius poreikius ir tau niekada neatsako. Tai po kurio laiko tu greičiausiai nustosi jai skambinti ir rašyti. Ne, natūraliai, kai man neatsako. Lygiai taip pat širdis su mumis šneka, bet jeigu mes neatsakom arba nesiklausom ir nesiimam veiksmų ant to, tai jinai tarsi užtyla. Galima vadinti tai širdis arba mūsų intuicija arba ta vidinė dalis gilesnė, ne, mūsų, jinai nustoja tarsi su mumis komunikuoti, ne, ir mes tą ryšį prarandam, ne, yra out of reach, ne, ir dėl to svarbu iš naujo užsibildinti tą santykį, ne? Tai kaip tai padaryti? Tai viena iš tokių paprastų labai praktikų, kiekvieną rytą tik nubudus, pridėti ranką ant širdies, pasisveikinti su savo širdim ir paklausti, kaip tu jauties? Ko tau reikia dabar? Kaip aš galiu tau pasitarnauti šiandien? Ką tu nori, kad aš daryčiau? Ir kai sakai, kad negirdi savo širdies balso, iš pradžių greičiausiai bus nieko. Širdis tyli. Ne? Nes nepasitikė. Ar ne? Nes yra tas santykis nutrūkęs. Bet visa esmė yra kiekvieną dieną klausti toliau. Ar ne? Ir neskubinti. Ai, ne, man nepasakė dabar širdis ir aš daugiau nebeklausysiu, nes neveikia šitą praktiką. Ne. Lygiai taip pat, kaip įsivaizduok, jeigu tu, ar ne, nežinau, esi vaikas arba kažkoks kitam santykis su kažkuo, ne, kad kas tavęs neklausė, nepasitikėjo tavim, yra kažkokias ryšys nutrūkęs, ar ne? Ir tas žmogus ateina ir iš karto, dabar atverk man savo širdį, viską pasakyk, ko nori, aš dabar pasiruošus klausyti tavęs, ar ne, ar pasiruošęs. Ir iš pradžių bus, nesaugu, ne, bet manęs tiek nesiklausė, arba išdavė, arba manęs dar kažkaip mane apleido, ar ne, ir iš pradžių tylėsi. Bet jeigu tas žmogus tau, no rush, jokio skubėjimo, savo laiku, aš sugrįšiu prie tavęs kitą dieną. Ir kitą dieną ateina ir gražiai lygiai taip pat klausia, o ko tau šiandien reikia? Kaip tu šiandien jauties? Ne, dar nepasiruošus, ar ne? Ir taip kiekvieną dieną metus laiko, 5 metus laiko, kiekvieną dieną, be jokio skubėjimo, be nieko. Greičiausiai pradėsi, gal šito norėčiau, ne? Gal to norėčiau, ar dar kažkas, ar ne? Ir pamažu šitaip širdis prasideda
pradeda jaustis saugiau ir atsiveria, ir mes pradedam girdėti tą balsą, ar ne? Bet reikia suprast, kad jeigu negirdi širdies balso, tai tas santykis kažkada nutrūko, ne? Ir dabar tavo darbas yra tą saugumą ir tą ryšį atstatyti. Ir kaip tai padaryti su consistency, ar ne? Su tuo, kaip čia, nuoseklumu, ar ne? Nuosekliai kiekvieną dieną klaus ir neskubinant, ir jeigu neišgirsi atsakymą, nemes to, ne? Nes jeigu darai ir po to numeti, tai vėl jaučiasi, aš beveik norėjau jų atsiverti ir mane vėl pamiršo ir apleido, ar ne? Ypač jeigu mes turim apleidimo žaizdą, mes internalizuojam tą ir labai išmokstam save apleist tokiais dalykais, ar ne? Nes irgi, jeigu negirdi savo širdies, tai greičiausiai yra apleidimas savęs, ar ne? Nes kai savęs neapleidi, tada visos tavo dalis yra vienumoj. Tada girdi ir savo širdį, girdi ir ko kūnui reikia, ko protui reikia, kokia inspiracija ateina, kaip siela ką sako, ar ne? Bet jeigu kažkur negirdi kažko, vadinasi, yra savęs apleidimas, ar ne? Tai vėlgi galioja visas tas pats apie saugumą, tą vidinį, ir ta nuosekli praktika kiekvieną rytą, kur neužima daug laiko, gali būti minutė, 2 minutės, bet esmė vėlgi yra nuoseklumas. Taip, gal kas nors norėtų iš čia esančių paklausti arba ant karštos kėdutės? Kuri nors bus drąsi? Okay, kviečiu dar pagalvot klausimą ir aš tave paklausiu kitą iš čia turimų. Ir tada galbūt prikaups kuri nors drąsos. Okay. Kaip žinoti, ar tai iš tiesų mano širdies balsas, ar tiesiog ego ar protas kažką sako? Tai irgi labai geras klausimas. Ir kaip aš šitą pasitikrinu, tai kūno reakcija. Ne? Ego dažniausiai, kai mums kažką sako, yra toksai skubos jausmas ar trūkumo jausmas. Jeigu kažką dabar turi padaryti, nes jeigu dabar nepadarysi, neatliksi, tada prarasi galimybę ir viskas šitau vienintelis šansas, arba dabar turi greičiau padaryti, arba jeigu yra iš trūkumo, jeigu jauti tą tokį trūkumo jausmą, arba skubos jausmą, ar kažko negana, greičiausiai čia yra mūsų ego, arba mūsų protas kažkur jaučia nepriteklių, ne? Kai yra tas širdies balsas ar sielos balsas, ar ne, nėra skubos, ne? Nes mūsų siela yra tarsi amžinai ir negyvena. Ego mirs su mūsų mirtiem šitom kūno, ne? Užtat ego visai, kai yra, kadangi ego gyvenimas yra baigtinis, ar ne, tai yra visai reikia, trūkumas yra, ne, pasibaigs kažką, reikia viską suspėti, ne? Širdis, jeigu ne šitą, ne šiandien, tai bus to laiko. Jeigu ne šitą gyvenimą, tai dar bus laukia amžinybė. Čia yra tavo pamoka, kurios tu neišvengsi, bet it's okay, mes turim laiko. Yra tokia širdies balsas, niekada nebūna tokio skubos ar kažkokio spaudimo, kad dabar turi viską padaryti. Ir toks yra gilus žinojimas, kad that's the right thing, čia yra teisingas dalykas. Bet jeigu ir nori tu daugiau klaidų padaryti, ar sugrįž prie to, ar ne kažkokio dyto, it's okay. Eik, daryk. Bet čia yra teisinga. Ir tas širdies balsas yra ne visai ką patogus, ar ne? Ne visai ką yra, kad, dabar bus mano ego, aš jaučiuosi gerai, ar ne? Bet toks yra gilus žinojimas, kad it's the right thing to do. Ar ne? O ego dažniausiai irgi yra statuso draivinamas, ar ne? Kaip aš atrodysiu, kaip aš dabar pasijausiu toksai iš tos, ar ne, pusės. Tai neaišku, kad niekada negalima klausyti savo ego ar proto, ar ne? Bet tiesiog, kai mes to klausom, bus atitinkamos ir pasiekmes, ar ne? Ir ego dažniausiai, kai mes elgiamės iš ego, neužpildo mūsų. Ir mes įsivaizduojam, kad būsim laimingos, bet iš tikrųjų tos laimės trūksta, kažko tada vėl reikia. Na, kai klausaisi savo širdies, tada visai tokia ramybė yra, ar ne? Ir gali pasitikrinti su savo kūnu, ar ne? Tai kaunasi toj ramybės būsenai, nervų sistema sureguliuota, jeigu yra tavas toksai nerimas ar skubos, ar nes excitementas toksai, ar ne, tai greičiausiai kažkur mūsų ego. Ne? Ir vėlgi prieš tai buvęs, ar ne, klausimas, kad negirdi širdies balso, tai kaip išgirs, tai kuo labiau esi savo saugiai erdvėje, kuo labiau save pažįsti, priimi savo visus
impulsus ir savo ego norus ir troškimus ir savo nesaugumo visokius jausmus, tuo tada labiau gali atpažinti, ne? Dažnai irgi žmonės net pažįsta savo ego dėl to, kai neigia savo ego, ar ne? Arba kai apsimeta, kad čia yra mano dvasinis kažkoks dalykas, ar dar kažkas, ar ne? Arba, nežinau, save kažkaip apsičešina, kad čia yra vis kitaip, ar ne? Bet jeigu tu pripažįsti, kad turi ego ir neapsimeti, kad jo neturi, tada tas ego integruojasi ir tampa ne to toksai inflamed, ar ne, kai ten sukuria kažkokias situacijas. Nes mes visi turim ego ir it's okay. Problema yra tada, kai žmonės apsimeta prieš save arba prieš kitus, kai neturi ego, ar ne? Kai kurie mano poelgiai yra draivinami iš ego, ar ne? Bet ne vien tik tais pavyzdžiui, ar ne? Mano rūpinimasis savo sveikata, savo kūnu, ar ne? Sveika gyvensena, sportas, ar ne, 5 kartus savaitėj, sveika mityba, ar ne, yra keli aspektai, ar ne, vienas, kad aš noriu ilgai gyventi, rūpinuosi savo future self, ar ne, noriu, kai man bus 80 metų, turėti raumenų ir stuburą tiesų ir visa kita, čia yra motyvacija, ar ne, ir iš meilės savo, ar ne, ir tuo pačiu yra ta vanity, paviršutiniškas drivas, ar ne, kad noriu gražiai atrodyti, ar ne, kai aš esu liekna, sveika, raumeninga, ar ne, aš jaučiuosi vienaip, ar ne, ir mano partneris į mane žiūri, ar ne, labiau galbūt ten lusting, ar ne, after me, kaip sakant, labiau nori, ar ne, traukiu aš jį ir visuomenė, ar ne, vienaip ar kitaip pripažįstu. Tai taip, tai yra ta ego dalis. Jeigu aš apsimesiu, kad čia vien tik tais iš dvasinio dalyko, ar ne, aš neigiu kažkur save. Tad svarbu sau pripažinti, ne, kad okei, mane draivina ir mano dvasiniai dalykai ir meilė sau, ne, pasidalinimas, nes aš noriu ilgai gyventi ir sveikai, ir tuo pačiu ir ego kažkoks dalykas. And I'm okay with that. Man nereikia kovoti ir išpjauti, išoperuoti tą savo ego, nes kuo labiau bandai atsikratyti ego, tai tik tais ego bando atsikratyti ego. Only ego wants to be egoless, ar ne? Tai čia kitas spąstai tokie, bet kuo tu labiau pripažįsti ir integruoji ir pamatai savo ego impulsus, ar ne, ar savo norą kažkokio statuso, ar kaip tave pažiūrės kiti, ar ne, priimi tą dalį, čia irgi gal toksai, vat, paradoksaliai skambės, bet kai mes priimam tą dalį, kuriai rūpi, ką kiti pagalvos, ar nori kažkokio statuso, jinai praranda galią, jinai nebevaldo mūsų gyvenimo. Bet kol aš apsimetu, kad tos dalies nėra, arba ją neigiu, arba visiškai susitapatinu su ta dalim, tol jinai valdo mano gyvenimą. Kai priimu, kad, okei, čia mano ego dalis, nes aš užaugau iš to visuomenėje, aš turiu šitą programavimą, it's okay, I'm okay with that, bet aš neatiduodu tai daliai sėdynės už vairo mano gyvenimo, ne, bet tiesiog priimu visas savo dalis. Tai vėlgi, kuo labiau pamatai ir savo ego, kuo labiau praktikuoji self-honesty ir pamatai, iš kur mano motyvacijos ateina, iš kur impulsai, tuo tada aiškiau viskas matosi. Dažnai žmonės, kai nesupranta, ar čia mano ego, ar čia mano širdis, ar čia mano siela, tada, kai savo ego yra nuneigę, arba tiek savo istorijų visokių prisipasakoja apie save ir nebežino, kas yra kas, ar ne? Tai kuo mes labiau visas savo dalis pripažįstam, tuo aiškiau matosi, kas yra kas viduje. Ok, sekantis. Čia nežinau, ar visai šio mėnesio tema, bet pagaliau jaučiuosi išgijusi po skyrybų. Buvimas šioje grupėje labai padėjo. Ir noriu pradėti eiti į pasimatymus. Bet online datingas gąsdina. Prisiklausiau visokių istorijų iš draugių, atrodo Lietuvoje vieniši vyrai nekokie. Bet kitu būdu nelabai sutinku, į klubus ar barus nevaikštau. Renginiuose ar darbe sutikti vyrai paprastai susituokia arba tiesiog ne mano skonio. Kur sutikti savo žmogų? Okay, tai geras klausimas, daugam labai aktualus, ar ne, vienišoms, kurios nori susitikti, kaip šitai moteriai po skyrybų, ar ne, kitos galbūt šiaip tiesiog santykiai užsibaigė, ar ne, ar nori. Tai mano nuomonė, vyrą gali sutikti ir savo žmogų gali sutikti bet kur. Traukiny, parduotuviai, Tinderį, gatvėj, kaviniai, per draugus, per mistiką, dar kažkokius dalykus, ar ne, gali sutikti visur ir veikia visada ne tik tai su meile, bet su viskuo, visuotinis algoritmas.
ar ne? Tai kaip, pavyzdžiui, mes žiūrim, ar ne, socialinėse medijose daug kas turbūt žino apie algoritmą, ar ne, kuo tu labiau kreipi dėmesio, kai skrolini kažkokias temas, ar ne, arba kažkas tave domina, tuo arba sustoji, arba skrolinimą savo, arba palaikini, arba nusinti draugiai, ar dar kažkas, ar ne, tuo algoritmas sako, okei, šitas tau patinka ir duoda tau dar daugiau, ar ne, tokių dalykų. Viskas, kas yra mūsų technologijoje, ar ne, kompiuteriuose, visoje technikoje, ar ne, nieko nėra išrasta, viskas yra pasiskolinta iš gamtos, iš visos realybės, ar ne. Lygiai taip pat šitaip veikia ir mūsų visuotinis algoritmas. Į ką mes daugiau kreipiam dėmesį, į ką mes fokusuojamės, ar ne, jis yra vadinamas law of correspondence, ar ne, nežinau kaip lietuviškai įsiverstų, bet kuo mes viduj, kaip mes jaučiamės, mes tą ir pritraukiam, ar ne. Bet kai moteris sako, visi vyrai kiaulės, ar atnais senas būdavo, jau senai tokio negirdėjau, bet čia iš vaikystės atsimenu, ar ne, arba kad ten visi vyrai nori tik vieno, ar ne, nori tik sekso. Iš mano patirties visai kitaip būdavo. Vyrai visai, kad norėdavo kažko daugiau, kitaip, ar ne, nori kažko gilesnio. Bet jeigu, arba galvoja, kad visi vyrai, čia, kaip pasakyti, aš tam klausime, vieniši vyrai nekokie, ar ne? Jeigu aš galvoju, kad vieniši vyrai nekokie, man algoritmas visuotinis ir duos nekokius vyrus. Aš anksčiau, iki, nežinau, savo vidinio darbo, kaip nežinau, prieš kiek metų, turėjau tokį įsitikinimą, kurį pati nežinau, bet po to iš darbo su visais šešėliais per šamaniškas praktikas atradau, kad jaučiaus, kad vyrai yra, tokie, prastesni biški už moteris, kad moteris yra viršesnės, labiau viską sugeba, gali, nežinau, susitvarkyti su gyvenimo, vyrai visai, kad, tokie biški, netokie, geri kaip moteris. Ir ką? Ir pritraukdavau visai, kad tokius, skaitant savo buvusius santykius, ar vyrus, kurio deitino, ar ne, visai, kai jaučiausi pranašesnė, ne, daug buvo vairių payoffs, kodėl, ar ne, man tai leido man pačiai geresniai pasijausti ir nesijausti, kad I'm not good enough, ar ne, kai pritraukiu prastesnius kažkokius. Ir dar visokių, dar ne, dalykų buvo, ar tenais iš tėvų savo, iš mamos perėmiau šitą, ar ne, kad sakydavo irgi, kad vyrai tai kaip suaugę vaikai, ar ne, jis visai, kai jie tokie, kažkokie, ar ne, ir taip ir pritraukdavo, ar ne, mano algoritmas, ką aš galvoju, law of correspondence, ar ne, parodo man šitą, ar ne, mano realybė ateina. Tad pirmą reikia pradėti nuo savęs, pakeisti savo įsitikinimus apie vyrus, apie vienišus vyrus Lietuvoj, apie vyriškumą, apie santykius, ar ne, ir peržiūrėti savo įsitikinimus giliai. Siūlau pažiūrėti lapkričio mėnesio 24 metų, kur buvo darbas su įsitikinimais. Ir buvo pakeis programą, nemokamas taip pat 3 dalių kursas, kur šnekėjo apie įsitikinimus, ar ne? Tai šitas, ar ne? Ir kai tu esi energetinis atitikmuo, ne, reiškia, kad tavo nuomonė, kad yra vyrų, kurie yra available, ir tau nereikia deitinti 2000 vyrų, ar turėti 2000 vaikinų, sužadėtinių ar sutuoktinių, ar ne, tau reikia tik tais vieno. Ir jeigu tu tiki, kad yra tas vienas skirtas man, ir aš tam vyrui, I'm a dream come true, jis manęs ieško. Jis viskas, kas aš esu, aš galbūt nesu tobula visiems pasaulio vyrams, bet tam vienam aš esu a dream come true. Ir mano darbas yra tapti to energetiniu atitikmeniu, sutikti tą vyrą. Ne? Tai reiškia, aš turiu susilygiuoti savo įsitikinimus, kaip ir sakiau, apskritai apie vyrus, apie save ir ko aš esu verta, nes dažnai moteris giliai, jeigu pakapstom ar nejaučiasi, kad aš noriu tokio vyro, labai aiškiai žino viziją, bet tuo pačiu tikisi, bet toks vyras su manim nenorės būti. Ar ne? Tai tas gaunasi disonansas. Tai jeigu yra šitas, ar ne, tai neįmanoma tada tau pagal law of correspondence neįmanoma, nes tu jau paneigi, kad toks, kurio aš noriu, manęs nenorės ir neįmanoma, tu savo neduodi šansų, nes jeigu ir tu sutinki atsitiktinai tą žmogų, ar ne, tavo energetika tiesiog tave užkirs, tavo širdis nebus atvira, neleis tau su juo užmegzti to ryšio ir eiti kažkur giliau, ar ne, nes jau tu suminsi viduj, jis manęs nenorės. Ir kai su tokia energija ateini, tu užkerti kelią, ar ne, tam visai seksualiniai, romantiniai energijai,
Arba kartais moteris jaučiasi desperatiškos ir per daug stipriai bando kažkaip save įrodyti arba pasidaro nesavim, ar ne? Ir ta energetika atstumia tą vyrą. Kur jeigu būtum atsipalaidavus, būtum pilnai savim, jūs būtumėte energetinis atitikmuo, ar ne? Tad viskas yra ne apie dating appsus, ne apie kur jį sutikti, bet kas tu esi ir ar tu esi 100% energetinis atitikmuo tam žmogui. Aiškiai vėl, įsitikinimai apie vyrus, įsitikinimai apie save, ko tu esi verta ir įsitikinimai apskritai apie dating scene, ar ne? Tau nereikia vėlgi tikėti, kad visi Vilniaus ar Kauno ar Londono ar kur vyrai yra tinkami. Tau reikia tiesiog tikėti, kad yra vienas, ar ne? Gal tas vyras irgi išsiskyrė kaip ir tu išsiskyrė, ar ne? Gal išsigydė savo žaizdas ir dabar yra pasiruošęs ir pats nežino, kur eiti. Gal pirmą kartą persisintė Tinderį ar Bumble ar dar kokie, nežinau, Lietuvoje apsai, ar ne, yra ir sutiko ir jūs susitikot, ar ne? Bet vėlgi viskas yra, turi savęs nuoširdžiai paklausti, ar tu esi 100% atitikmuo su visais savo įsitikinimais, savo energetika, savo savivertė, sutik tą vyrą. Nes aš garantuoju, kad kai tu būsi 100% energetinis atitikmuo, tu negalėsi išvengti to susitikimo. Tada tau intuicija sakys, turi parsisiųsti tą dating appsą, nežinosi, kodėl parsisinti, pasvaipini, sustinki, ar ne, arba sutiksi traukinį, arba per renginį, arba draugė susipažindins, ar ne, arba paaiškės, kad jau senai tu tą žmogų pažįsti, bet tiesiog naujai, kai pasikeičia kartais viduj, ar ne, aš turiu irgi pavyzdžių su viena klientė, dirbom, padarėme tą energy healing ir tas, kurį pažinojo per nežinau, ten 18 metų jie buvo pažįstami, vėl susitiko ir paaiškėjo, kai tu mano gyvenimo meilė ir rugsėjai dabar tuokėsi, na, ir aš pakviesta esu vestuves. Tai visai būna, ar ne? Bet esmė vėlgi, tu turi būti energetinis atitikmuo ir gyventi atvirą širdim ir būti atvira jaustis, kad aš esu verta tos meilės ir širdis, kad būtų atvira, nes jeigu širdis uždaryta, tau gali eiti ir tas pats nuostabiausias vyras belsis, bet tu jausi, netoks, netinkamas, arba aš jo neverta, ar dar kažkokie dalykai, ar ne? Ir kai esi energetinis atitikmuo, tada gali sutikti ir dating appse, ar ne? Aš savo partneriu sutikau dating appse, ar ne? Ir kaip tik šiandien jis manęs klausė, ar tu sako, ar tu turi screenshots ir iš mūsų to pirmo, iš pirmo mūsų kažkokių, iš to, aš galvoju, turiu, tai jau screenshots, aš visai ką pastarau screenshots, į tų 2022 metus ištraukiau mūsų pirmą chatą visą tą. Ir ten buvo keli, nežinau, gal kokie 4 screenshot ir abu juokiamas, prisiminėm šiandien žiūrėdami, nežinau, kodėl jis kažkam norėjo papasakot ar parodyt. Ir jo, ir buvo grinai, mes abu labai panašioj buvom kelionėje ir abu buvom pasiruošę ir sukonektinom per jo book, jisai palaikino, ten Hinge yra kitaip, neturi matchintis, palaikino, atsakė į mano nuotrauką ir aš tada pažiūrėjau, jo buvo viena iš nuotraukų bookshelf, kaip čia, knygų jo lentyna ir visos ten knygos, David Hawkins apie ten Letting Go ir visos kitos Map of Consciousness ir taip toliau, tenais Eckhart Tolle ir Come As You Are apie moterų orgazmus ir kur irgi buvau skaičius, po to dar ten visokių Ryan Holiday, dar visokių ten poezijos knygos ir iš to aš prašiau, nice bookshelf. Ir prie to prasidėjo šneka, po to dar kažkokie ir mes sukonektinom, FaceTime turėjom ir the rest is history. Tai manoma, bet kadangi mes abu buvom išgyję ir buvom po panašią kelionę ir jis manifestavo tą patį. Jisai buvo best friend, lover, partner in life. Pas mane buvo companion, best friend, companion, partner, husband ir best lover, ar ne? Tai mes panašius net dalykus manifestavom, panašių žmonių ieškojom ir kadangi buvome energetinis atitikmuo ir susitikom. Nes kitaip nebūtumėm susitikę. Aš dirbu daugiausia online arba jeigu yra offline, tai visi renginiai yra su moterim dažniausiai, ar ne? Mes nesam tose pačiuose social circle kažkokiuose, kur tenais eitumėm, jis apskritai out vakarais nelabai eina, ar ne, ten vaikai ir visa kita, tai mes nebūtumėm kitaip susitikę. Užtat aš esu labai dėkinga dating appsams. Ir kai kiti žmonės smerkia dating appsus,
Tai daugiau pasako ne apie dating appsus, o apie tą žmogų, kuris sako tai. Nes dating appsai, tai jeigu tu juos žiūri sąmoningai, tai gali būti labai labai geras shadow work tool. Nes parodys viską apie tave, ar ne? Ir kaip žmonės jaučiasi apie dating appsus, kartais net su nieko nešnekėję, tik pasisiuntę, pradeda swipinti, ir aš esu, jaučiuosi triggerinta ir taip toliau, ten visiems reikia to paties, ar ne? Tai iškelia viską, kas yra mūsų pasąmoniai. Ir dažniausiai tą atstumimo žaizdą, ne? Ypač jeigu negauni daug mečių, ar ne? Jautiesi mane atstumė, manęs nesvaipina, ar ne? Ir taip toliau, ir tas visos senos žaizdos aktyvuojasi, kurių nesukuria nei Tinderis, nei Bumble, nei Hinge, nei dar kažkokie dalykai. Ta žaizdas jie tik tais parodo, kas su mumis viduje yra. Ir labai kviečiu, vietoj to, kad bėg nuo to, kaip tik lynį ir pažiūrėti, okei, ką mane triggerino, ką aš galiu išgydyti, ar ne? Ir žiūrėti gali tai kaip iš shadow work tool, ar ne? To darbo su šešėliais įrankio ir kaip veidrodžio, ar ne? Tau parodančių, kas yra viduje. Nes aš irgi buvau single 4 metus ir aš matydavau, kad ten, kur aš esu, pagal tai aš pritraukdavau atitinkamo tipo žmonės. Pirmus metus buvo vos ne tą patį žmogų su kitu vardu ir veidu pritraukia, na, bet buvo tokie, nes aš turėjau kažką integruoti savai. Po to buvo kitokia fazė, na, kur pritraukdavau tokius, bet ką aš jau pačioj pabaigoje, pastaruosius 6 mėnesius jau prieš tinkant Kviną, tai jau buvo tokie labiau sąmoningi ir dar kažkokie įdomesni žmonės jau pradėjo tokie, bet tai kažkas nesutapo, ne, ir po to po savo galutinio to shamanic healing ir viso išgydymo savo tų abandonment, kaip čia, apleidimo tų žaizdų, po savo tų galingo tokio pokyčio, buvo 22 rugsėjį, po porą savaičių sutikau Kviną, ar ne, tai manau, kad irgi nebuvo atsitiktinumas, nes jeigu ir būčiau sutikus anksčiau, turbūt gal būčiau nepastebėjus, nepamačius, ar tiesiog jis nebūtų manęs pamatęs, ar ne. Tad vėlgi viskas prasideda nuo vidaus ir kai esi 100% energetinis atitikmuo, tuomet neišvengsi jo sutikti. Tai vėlgi kvietimas pasižiūrėti giliau. Okay, gal kas nors norėtų dar ką nors paklausti ar pasidalinti? Silvija? Sveika. Labas. Labas. Kaip vaikais? Klausau. Nekaip. Aš norėjau paklausti vieną dalyką. Tu esi apie tai kalbėjęs, bet aš neatsimenu dabar. Apie tas istorijų kūrimą ir dialogų sukimą galvoj. Nes pas mane jie labai būdavo, anksčiau labai būdavo tokie aktyvūs ir buvo apsiraminę. Aš neatsimenu, ką aš dariau, kad buvo apsiraminę. O dabar vėl taip sukasi, kad labai nepadeda gyventi. Gal gali priminti? Okay. Dažniausiai galvoj užsisuka tada, kai mes užblokuojam tą energijos tėkmę, ar ne, kai yra kažkokie triggeriai, jausmai neišjausti ir mes neleidžiam savo pilnai išjaust ir ta visa energija užsiblokuoja, užsicirkuliuoja mūsų galvoj. Ir kai yra daug energijos lekančios mūsų galvoj, mes tada pradedam galvoti kažkokias istorijas, lūpintose pačiuose naratyvuose ar kažkokias kurti filmus arba peržiūrėti iš anksčiau arba pokalbius tos pačius kartot savo galvoj. Bet jeigu užstringi, užsilūpini savo galvoj, tai vadinasi, kažkur neišjauti savo jausmų. Tad tau nereikia pilnai suprasti, net ką tu jauti, ar ne, tiesiog suteik savo erdvę, ateiti ir, nežinau, pasim pagalvių, išdaužyti tas pagalves ir emociškai savo pažadinti savo emocinį kūną, ar ne, ir tiesiog fiziškai leisti savo išjaus kažką. Dažnai tokiais atvejais, kas būna, ar ne, kai užsilūpina, ką girdžiu iš savo klienčių ir kad ir anksčiau aš taip esu pati irgi patyrus, ar ne, kai jeigu nežinai, kas vyksta, ar ne, ta frustracija arba galvoji daug visko, ateini, pasiemi pagalbės, ar ne, išdaužai pagalbės, išsirėki arba tiesiog ir po to išlenda po šito išsirėkimo
dažniausiai kiti kažkokie jausmai. Arba pradedi verkti, arba gedulas ateina, arba dar daugiau pykčio iškyla, arba liūdesys, arba viltiškumas, ar dar kažkokie dalykai, ar ne, bet tada kūnų procesinė, bet labai labai svarbus šitas momentas, ką kartojau 100 kartų ir dar pakartosiu, ne, kad kai procesinė labai svarbu nepilti kuro tą ugnį, reiškia, su savo naratyvais dar labiau nenueit, kokia aš vargšė, kokie kiti blogi, kodėl man taip daro, ne, nes jeigu tu šitaip savo toliau sakai ir procesinė, tai tu pili tą kurą ir toliau gesni ugnį, pili kurą ir gesni ugnį, nieko iš to gero neišeina. Tai jau turi savo protą, tą naratyvą padėti šoną, aš vėliau pasižiūrėsiu su šitu, ar ne, kas tenais vyksta tiesa, netiesa, ir tiesiog leidi fiziškai savo, išsiriekti, išsibūt, ar ne, nes dažniausiai leis tai vat, energijai cirkuliuoti, nes jinai yra pastrigus savo galvoj. Ir kai yra pastrigus savo galvoj, užtat siūlau uždaužyti ar pagalvės, ar tą, net jeigu ir nejauti pykčio, dėl to, kad jeigu tu tiesiog sėdėsi su savo emocijom, tas sėdėjimas kažkur tą stagnaciją dar toliau padaro ir ta energija vis tiek galvoje lekia, ne? Bet kai tu fiziškai išsijudi, išsišokai, išsišokinėjai, išsikratai, dar kažkokius ar ne padarai dalykus, tada tas flow vėl atsiranda, tas blokas atsiblokuoja, ar ne? Ir tada tau paaiškės, nežinau, ar pradėsi verti, ar kažkoks liūdesys, ar gedulas, ar dar kažkas, ar ne? Tai šitą padarai. Ir kitas aspektas yra, kad tas lūpinimas galvoj irgi yra savęs apleidimo būdas. Tai tu turi pagauti tą dalį, kuri lūpina. Žinot, kad ne tu visą lūpini, bet yra ta tavo dalis, ar ne? Pagauni ir vėl, ką aš nekėjom šiandieną, ne? Panašu, kad šita tema aktuali šiandieną. Laikai savo sąmonėj tą vat dievišką mamą ar savo higher self, kuri besąlygiškai viską priima, su atjauta ir myli, ir laikai tą dalį, kuri lūpinasi, ne? Ir kodėl, nu tai ką tu dabar, tos istorijos jau kartojasi. Kodėl jis iš tikrųjų kartojasi? O kaip tu jauties iš tikrųjų? Jaučiu frustraciją, jaučiuosi nemylima, nepamatyta, neverta. It's okay. Gal galima taip jaustis. Aš suprantu, kad tu taip jauties. Ir kaip tu galėtum išreikšti tą jausmą per savo kūną, ne? Ir tą frustraciją ir nevertumo jausmą tada per savo kūną išleidi, ar ne? Tol, kol it's complete, it runs its course, kaip sakant, ar ne? Neskubindama, nebandydama kažkur nueiti, bet tiesiog suteikdama erdvę tai daliai būt pamatytai ir neapleist tos dalies. Nes aš įtariu, kad tas savęs apleidimo mechanizmas yra toks įsišaknijęs ir toks stiprus pas tave, ar ne, aš to anksčiau dalinaisi, kad vis suranda kažkoks protas būdą, kaip save apleisti. Kaip šitas how's it landing, kaip sakant, kaip tau jaučiasi, kas kyla girdint šitą. Galvoju, kad intuityviai taip ir norėjau daryti, norėjau somatinę praktiką daryti kažkurį dieną, bet laiko nerandu, laiko ir jėgų nerandu. Okay. Tai daugiau laiko ir jėgų sunaudosi, jeigu nedarysi šito. Ne? Ir tau nebūtina užsidėti ir visos daryti valandos ar pusantros valandos praktikos, užsidėk kažkurį playlistą, ar ne? Esu dalinusis aš, ar ne, ar geramėjuose, galbūt vėl pasidalinsiu, arba jeigu nueisi į WhatsApp mūsų grupę ir nueini links, ir jau į Spotify išmesta dažnai tuos. Užsidedi bent 2 dainas kažkokias, arba bent 5 minutes sugrįžti save, sugrįžti tavo tartumą, nes tu pati ilgiesi savęs. Na? Kokios mintis kyla, Silvija? It's okay. Galima jaustis taip, kaip jauties ir aktyvuok dabar savyje tą mamą suaugusią, tą savo dalį ir vainai laiko erdvę. Tai dalį, kuri nori, kuriai liūdna, kuri jaučias pasimetus. You got this. Okay. Po mūsų sesijos užsidėk bent vieną dainą, bent leisk išleisti tą kažkokį bloką, ar ne, iš tą garą, kaip sakant. Okay. Okay, mes su tavim.
Ir tu gali jaustis taip, kaip jauties. Ačiū Silvija. Ar norėtų dar kas nors pasidalinti? Aha, Irma, sveika. Labas, Labas. sukaupiau drąsą. Mhm. Aš dar norėjau, pridėsiu prie to, prieš tai, kur buvo klausimas, tai man irgi pasiteisino tie dating appsai ir tiesiog pakeisti savo įsitikinimus, nes kai pakeičiau įsitikinimus apie vyrus, tikrai visiškai kitus ir sutinku, nes aš gyvenu Berlyne ir čia, ta prasme, visi sako, Berlynas išprotėjęs miestas ir čia normalių nėra, bet iš tikrųjų netiesa. Nes aš kiek esu sutikus, dabar visi buvo visiškai normalūs. Tiesiog dar ne mano, ne tie, bet visiškai normalūs žmonės. Tai ir pastebėjau, aš seniau nesutikdavau, nes mano tikrai įsitikinimai kitokie buvo. Tai labai džiaugiuosi. Ir priminimas, kad pernai bent ar vasario, ar kažkurį mėnesį, pažiūrėti, užrašas yra apie vyrus, ar net, apskritai apie, tai jeigu kažkas nori įsitikinimus apie vyrus keisti, tai kviečiu tą pasižiūrėti. Ir dar norėjau paklausti klausimų. Aš esu ir tam, kur savo naują identitetą kurt, tam kursą, tai man biškai viskas maišosi. Pastebėjau, kad nemažai visos informacijos, nes tas kursas yra intensyvus, bet ką aš pastebėjau, kad man dabar gyvenimas tikrai daug iššūkių meta, ypač darbe, bet tuos, su kuriais aš galiu susidoroti jau, nes prieš metus nebūčiau susidorojus. Ir mano klausimas būtų, kadangi aš esu socialinė darbuotoja ir daug pas mane darbė yra darbas su santykiais ir man prasidėjo, kad kolegos labai savo emocijas ant manęs meta, nes jie žino, kad aš galiu atlaikyti ir kaip ir patarimo ieško, bet man kartais kaip per dieną 3-4 būna, man pačiai susideda, tai gal turi kokį nors tipsą ar kaip gražiai, taip sakant, ribą išlaikyti. Man nepavyksta, ne visada pavyksta, kad tiek neprisileistų emocijų. Aš net pažįstu aš tos žmonės, aš žinau panašiai, kokius jie trigerius turi, kas vyksta, bet aš aišku, negaliu jiems sakyti, nes, kaip čia pasakyti, aš ne psichologija, bet todėl aš galiu tą situaciją suprast, bet man kartais nepavyksta, jeigu būna labai daug visko, kad tiesiog ribą išlaikyti ir aš perimu tas emocijas ir man po to jas reikia jų emocijas man procesint, nors man jos nepriklauso. Ar tie dalykai, kurie prašo tas pagalbos ar dalinas, yra susijęs su darbu ar su jų asmeniniu gyvenimu? Esmė ta, kad yra susijęs su darbu, kadangi mes dirbam su jaunimu, tai jie tiesiog dažnai irgi užprojektuoja ir tiesiog būna savo trigeriuose ir nemato, kad tiesiog neatskiria tos profesinio darbo dalies ir savo emocinių. Būna po to, kad po savaitės pašneki su jais ir tada pasireflektavę būna ir supranta, bet tuo metu tiesiog toks būna tas taip, tas ne taip, ten negerai daro, čia aš teisi ar teisus, palaikyk mano pusę. Tai visų pirma, ar ne, tu turi savo ašį išlaikyti ir neinternalizuot, ką jie sako, nes tu vėlgi esi bejėgė prieš juos, negali jų priversti jausis vienaip ar kitaip, ar sakyti, ar prašyti kažko, ar ne. Tai tu šitą neatsakai, ko jie tavęs prašo, kaip jie jaučiasi, ką jie tavęs dampina ar ne savo emocijas, bet tavo yra atsakomybė prisijimti tai arba neprisimti, ar ne? Tai tavo atsakomybė yra neinternalizuoti, ar ne? Ir tai nereiškia, kad tavy jausmai nesukils, ar ne? Nes šito mes nesam atsakingi už savo jausmus, bet mes esame atsakingi už tai, kaip mes veikiam ant tų jausmų, ar ne? Tai tarkim pavyzdys, ar ne, ateina ir tau kažkas pasakoja situaciją, kad taip, tas kaltas, tas nekaltas, ar ne? Ir ar galėtum gal pavyzdį labiau, ko jie iš tavęs ar prašo, ar sako, ar ne, kad labiau konkrečiau galėtumėm pašnekėti? Dažnas pavyzdys tiesiog yra, ateina kolegė ir sako, kita kolegė tą ir tą ne taip padarė, aš darau teisingai, nes taip turi būti.
Nu, čia viskas yra teisinga, tai pasakyk jai, kad darytų taip, kaip aš darau, nes tai yra teisinga, kaip aš darau. Mhm. Bet Ir čia gražiai pasakyti, tai kartais būna labai emociškai. Arba, aišku, dažniausiai būna socialiniam darbe, man negerai, aš jaučiuosi blogai, nes tas ar anas kažką ne taip padarė. Arba kolegos, arba būna, kad ir klientai. Okay. Tai tavo darbas yra pirmiausia pastebėti savo emocijas, ar ne, kurios sukyla. Ir žinot, kad tos emocijos irgi yra kažkur tavyje greičiausiai neišprocesintos, ar ne? Nežinau, kas sukyla, ar kalties jausmas tau sukyla, ar kokie jausmai sukyla. Aš atradau, kad aš turiu labai stiprų paterną, kurį, aš labai daug apie tai galvoju, kas tai yra, kur vaikystėje man padėjo labai išgyventi, čia daug metų aš juo turėjau naudotis, kad aš prisitaikau ir aš, jį tikrai labai stiprų turiu ir ne visada pagaunu, kad aš pirmiau prisitaikau ir pasąmoniškai tą žmogų patvirtinu. People pleasing, ar ne? Vadinamas tas. Jo. Jo, okay. Tai pastebi, ar ne, bet koks jausmas tavyje sukyla, kuris verčia eiti į tą paterną ar people pleasinti? Tikriausiai, kad pripažintai, kad neatstumtai būtų. Okay. Tai ar tiesa būtų sakyti, kad tai jauties, kad tave ar tai kaltina, ar kažko reikalauja iš to, ir jeigu tu neduosi tam žmogui, ko jis nori, tave atstums ir nepriklausys. Jo, Tai taip. šitas, ar ne? Tai pastebi šitą, ar ne, savyje, kad, aš bijau būti atstumta, nepripažinta ir iš to ateina man noras fiksinti, pleasinti, ar ne? Tai priėmiau, čia mano šitas paternas, vaikystėje man jisai tarnavo, it's okay, ir kai turėsi laiko, nebūtinai to duotuoju momentu tikriausiai nėra laikas ir vieta išjaust tos jausmus, bet tau pasakai mental note, aš procesinsiu tą kalties jausmą ir tada gali savęs paklausti, kaip ta darbuotoja, vadovė, kuri yra visiškai, tarkim, įkūnijus karalienės archetipą, ar ne, kuri yra visiškai va ta tokia va tarnystėje, kuri tarnauja visiems, ar ne, bet kai tarnauji visiems, tu tarnauji aukštesniam gėriui, o ne kiekvieno žmogaus traumatized ego, ar ne? Tai kaip šita iš tos versijos, kaip būtų teisinga pasielgti, ar ne? Ir kartais vien tavo įkūnijimas yra atsakymas, ar ne? Nes kai tu net pažįsti to jausmo arba susitapatini su tuo jausmu kalties ir bandai pleasinti, ar ne? Tu savo energetiką susimažini, savo savivertę susimažini ir tarsi palieki spragas ar skyles, per kur tam kitam žmogui įeiti ir iš tavęs pasimti, ar ne, kažkokią energiją. Kur ne iš blogo jie taip daro, bet su savo aukos to, nes aukos visai kas siurbia, kaip vampyriškai, ar ne, iš kito, ne. Tai tas žmogus ateina ir iš tavęs nori išsiurbti energiją. Vėl, ne iš blogos valios, viskas tai vyksta pasąmoniškai, ar ne. Tai tu turi tapti nei rescue, nei tas, ar ne, kai aš nekėjom praeitą mėnesį apie dramos trikampį, nei tuo rescue, nei į auką pati nueiti, nei į puolėją, ne, kur tu turbūt labiau rescue šitoj situacijoje, ne, arba tas žmogus auka ateina pas tave ir nori, kad tu ją reskintum, ne. Tai bando tas žmogus, ne, tas darbuotojas tavo įeiti dramos trikampį. Kol tu būsi dramos trikampį, to yra prarastas mūšis, ne? Jeigu rezonuoja, gali pažiūrėti dar kartą kovo mėnesio sesiją apie dramos trikampį, ar ne, arba tiesiog šiaip prisiminti, ar užrašus pasižiūrėti. Ir tavo darbas yra išeiti iš dramos trikampio. Įeiti į tą vat energetiką, kur aš tave girdžiu, aš suprantu, kaip gali paklausti, kaip tu jauties, sakai, aš suprantu, kad tu taip jautiesi ir tiesiog I'll do the right thing. Tau nereikia jam aiškintis, ką tu sakysi tam ir taip toliau, ar ne, bet tu labiau iš energetinės tokios pusės, kaip įkūnyti karalienės archetipą, tos vadovės archetipą, who does the right thing, ar ne, nes yra tokių žmonių, kuriam net neišdrįstų tas darbuotojas kažkaip ten skūstis ar manipuliuoti tavim, kad tu eiti ir tam, ar ne, tai tavo darbas yra energetiškai įkūnyti tą versiją. Ar ne? Ir iš to įkūnymo jau kas ateis, ką tu pasakysi, tai bus kitaip, ar ne? Bet tai nėra apie tai, kokius žodžius turėtum sakyti, kokią frazę, bet kas tu esi, kai tu sakai to žodžius. Ar make sense, ar supranti, ar ne, ką turi? Suprantu, ką turi omeny ir make sense, nes aš jaučiu, kad aš augau ir seniau būčiau
išvis dar blogiau. Visą situaciją sutvarkius, dabar jau truputį geriau ir dabar tikriausiai reikės į kitą lygį eiti. Nes aš gal prieš porą savaičių sakiau, išeisiu iš darbo, ne man vadovauti, viskas atsibodo ir po to supratau, kad kol neuždarysiu to rato, tai kitam darbe jis atsidarys ir eis toliau. Tai tiesiog dabar pasiryžau per šitos visus pereiti, dabar jau daug geriau, nes kai kurie dalykai netgi išsisprendė. Ir aš tiesiog pastebėjau, kuo labiau aš savęs klausau ir iš intuicijos darau, tuo geriau viskas ir gaunasi. Tai labai gera. O medžiaga. kai iš galvos viską darai, tai nesustyguosi, nesimanipuliuosi, vis tiek per kažkur kažkas išlys. Taip, būtent. Okay, tai ačiū Irma ir linkiu Ačiū. įkūnyti vis labiau savo tą versiją. Ačiū. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasidalinti ar paklausti? Okay. Dar turim vieną klausimą ir po šito klausimo dar bus galimybė, jeigu kažkas prikaups drąsos. Mano vyras nuolat mane nuvilia, nes pamiršta ar atidėlioja, ką prašau atlikti. Kartais nieko nebeprašau ir pati pasidarau, nes atrodo taip lengviau nei vėl prašyti, laukti, kartais susiginčyti, nes man reikia dabar šiukšles išnešti ar grindis išsiurbti, o jis atidėlioja iki vakaro arba kitos dienos. Bet tada prisikaupia nuoskaudų, galvoju, kodėl aš viską turiu daryti, o jam mūsų namų švara ir jaukumas nesvarbu. Tada pratrūkstu, nors savo ne kartą pažadėjau, kad normaliai iškomunikuosiu. Susipykstam, susitaikom iki kito karto. Skaičiau knygą Existential King, apie kurią aš šnekėjai, bandau surasti, kur čia tas mano King, bet tikrai sunku, nes atrodo, tikrai nenoriu vėl tų pačių atsibodusių barnių. Gal turi kokių įžvalgų ar gali užvesti ant kelio? Tai pirma, labai irgi sveikintina, matau čia daug sąmoningumo ir matymo, kas vyksta, ar ne, ir vien tas, kad pažadė savo normaliai iškomunikuoti, ar ne, bet kažkokie trigeriai ateina, tai bent jau esi sąmoninga ant to, ne, you're aware of this. Tai kai žmonės sako, ne, kad mano vyras manęs neklauso, arba jam nesvarbu, kodėl aš prašau išnešti šiukšles, jis neišneša, ne, tai nėra apie logistiką, ar apie šiukšles, arba apie jūsų kažkokį bendrą namų švarą ar tvarką, tai yra apie komunikaciją. Ne? Nes akivaizdu, kad yra skirtingi prioritetai, jam tai netrodo prioritetas, tau tai atrodo prioritetas ir jūs nesusišnekat. Yra arba nesusišnekėjimas, arba nepagarba. Ne? Ką tai reiškia? Kad tu greičiausiai neišaiškinai vyrui ir jis nesupranta, kaip tau tai yra svarbu. Nes jeigu jam tai yra nesvarbu, tam atrodo, gal dažnai yra šitas ryšys iš vyrų girdėjus, kad tu išsigalvoji, kad neišsigalvoji, čia nesąmonė iš manęs reikalauja, yra svarbiau ar pažiūrėti televizorių, ar dar kažką, nežinau, ką jis veikia ar ne. Atrodo, kad išsigalvoju ir ko tu čia dabar ardaisi, nes yra tiesiog žmogus mato visai kitaip, jam nėra prioritetas ir vyrai, ne visi, bet dažnai net nemato nei tų grindų, nei kažkokių šiukšlių neišneštų, ar tenais neužuodžia tų šiukšlių, jie visai kitokioj realybėje. Tad pirmas yra svarbiausias turbus dalykas, priim, kad tu ir jis gyvena skirtingoj realybėj ir jūs turit kitus prioritetus, kas yra okei. Ir tavo darbas yra išaiškinti jam, kaip tau tai yra svarbu. Nes ir nebandyti jo, kad įtikint, kad jis pamatytų taip kaip tu, nes jis niekada nepamatys taip kaip tu. Nes jo yra kitokie prioritetai, kitaip jis mato vis ir patiria šitą pasaulį. Tad tavo darbas nėra įtikint, kad tu teisi, o jis neteisus, kaip mato, nes dažniausiai žmonės galvoja, kad jie komunikuoja, ir moteris galvoja, kad jos komunikuoja, bet jos nekomunikuoja sveikai ir taip, kad būtų suprastos, bet jos komunikuoja taip, kad padarytų kitą neteisiu. Ne? Tai čia vėlgi, neįtikinti jį, kad tu teisi, jis neteisus ir jis turėtų matyti pasaulį taip kaip jį, bet jį pirmiausia suprast. Gali, ne, kad aš suprantu, kad tau šiukšlės ar grindys yra mūsų ne taip svarbu. Aš suprantu, kad tau smagiau yra svarbiau pažiūrėti savo, ar ten serialą, ar ką jis ten daro, ar kažkur išeiti, ar ten mašiną taisyti, nežinau, ką vyrai daro, ar ne, aš suprantu. Ir tuo pačiu, kai yra nesutvarkyta, aš jaučiuosi taip, taip ir taip. Ir tad, kai tu išneši šiukšlės ir išsiurbi grindis, man tai duoda ne tik tais, kad šiukšlių tuščia kibirą arba švarias grindis,
man tai duoda atsipalaidavimą. Nes vyrai yra providers, jie yra, kaip čia lietuviškai, suteikėjai, ar ne, nori suteikti, bet suteikia ne tik tais per pinigus providina, ar ne, bet providina mum gali ir saugumą, dar kažką, bet mes turim tada komunikuoti taip, what does it provide for you, ar ne, kad man providina tavo išnešimas šiukšlių ar grindų išsiurbimas, man ramybė. Kai yra viskas nešvaru, aš negaliu atsipalaiduoti, aš esu on the edge, man kažko visai kitaip, kai yra viskas švaru namuose, aš tada galiu jaustis geriau savo kūne, aš tada jaučiuosi more turned on, mes galim seksą turėti, nežinau, ar čia šitą aktualu, ar ne, santykiuose, šiaip turėtų visuose santykiuose būti aktualu, ar ne, tada jautiesi, aš jaučiuosi labiau moterim, jaučiuosi savo kūne labiau, jaučiuosi labiau, galiu atsipalaiduoti, man čia labiau gera, tada aš esu daugiau galiu pagaminti, valgyti, labiau sekso noriu to ir to, ar ne, ir tiesiog per šitą prizmę paaiškink, ką tau suteikia. Ir kai vyrai tada, ai, tai čia nėra apie grindis ar šiukšlės, čia yra apie, kad tai suteikia jai atsipalaidavimą, turn on, susijaudinimą, įkvėpimą, norą kažką daryti, ar norą mane mylėti, ar apkabinti labiau, ar man duoti, ar ne, to švelnumo, ar jaukumo ir taip toliau. Ir tada atsiranda visai kitokia motyvacija pas vyrą. Ir tada jis supranta, kodėl tau tai svarbu. Nes turi išaiškinti, kodėl tu nori tų šiukšlių, ką tau tai provaidina. Nes jeigu tikės, jeigu mylėtų, tai suprastų. Tai čia irgi yra nesąmonė, nes vyrai kitaip viską mato. Ne visi, bet panašu, kad šitas vyras ar ne nesupranta. Ir jeigu vyras tikrai supranta, kaip tau tai yra svarbu, jeigu tau pavyko iškomunikuoti, kad tau tai yra svarbu, ką tau tai suteikia, ir tada jis nenori tau vis tiek duot, tada yra kažkur gilesnė problema. Yra nepagarba, ar kažkas kitas, kažkokios nuoskaudos prisikaupusios, ar ne, tada jau reikia gilesnius dalykus spręsti, ar ne, ieškoti tų nuoskaudų ar kažkokių kitos problemos yra santykiuose. Tai vienas aspektas, ar ne. Kitas, kur aš skaičiau knygą Existential Kink, ar ne, ir bandau surasti, kur čia mano kink, ar ne. Tai kartais, ar ne, kai sakoma, aš kur noriu barnių, ar ne, greičiausiai tai tiesa, kad tu nenori iš tų atsibodusių barnių, bet reikia pagauti momentą, kur ego jaučia tokį, kaip čia, relief ar tokį pasimėgavimą, ar ne, kad aš vėl esu nuskriausta, jis vėl nepadarė ir aš esu teisi, ir tas momentas dažnai būna toksai, kad vėl aš kažkur nuskriausta, nesuprasta, vėl jisai mane suerzino, vėl jisai manęs neklauso, ar ne, ir rasti pasimėgamą tuo momentu, ar ne, nes kažkoks visai, kai yra payoff, jeigu mes lūpinam tose pačiuose paternuose, yra kažkoksai payoff, ar ne, ir pajausti, nes ego dažniausiai mėgsta jaustis teisiu, nors ir gauna situaciją, kurios nenori, bet tas teisuoliškumo tas jausmas, tai kviečiu pastebėti ar šitą, ar ne, kai jisai ateini ir pamatai vėl grindis nestvarkytos, ir tai sukyla tas triggeris ir emocija, ar ne, ir gali netrodyti neigiamą emociją, bet pastebėk, ar tu gali rasti tą dalį savyje, kuri mėgaujasi tuo. Ir tada pritaikyti tą Existential Kink metodą. Jeigu kažkas nežino, aš minėjau prieš tai, keliose sesijose, Existential Kink yra tokia knyga by Dr. Caroline Elliott berods, tai kaip šešėlių darbą, kaip integruoti, ar ne, jeigu lūpiname tose pačiuose paternuose. Tai kviečiu paskaityti. Tai tiek atsakymų. Ir ar dar kas nors norėtų iš čia gyvai esančių, ką nors ar paklausti, ar pasidalinti? Aha, Aušra. Sveika. Labas. Labas. Tai mano klausimas būtų susijęs, kaip čia, pati dar gal daug galvoju apie tai, bet iš esmės apie vyrišką ir moterišką energiją. Ir aš jaučiu, kad iš tikrųjų ir užaugau tokioje šeimoje, bet kartu ir darbe visą laiką reikėjo tą vyrišką pusę savo rodyti. Tačiau jaučiu giliai širdyje, kad ta moteriška dalis nori būti, jausti, bet kažkaip turiu tokį įsitikinimą, kad būti moteriškoje energijoje yra nesaugu, nedrąsu
ir kad aš galbūt būsiu pažeidžiama, bet kita dalis manęs labai nori to ir labai yra pavargusi nuo tos superaktyvuotos vyriškos energijos, kur aš bandau visur logiką, pasiekimais, dominavimu eiti per gyvenimą, o ta moteriška dalis, jinai kažkur užslėpta, bet labai nori būti pajausta, bet kartu jaučiu, kad aš labai bijau ją parodyti. Tai mano klausimas būtų toks, kaip prisiliesti prie tos moteriškos energijos ir kaip nebijoti jos galbūt. Okay, tai ačiū už klausimą. Pirmiausia, atpažinti tą baimę ir leisti tai daliai jausti tą baimę, ne? Nes tai prasideda saugumas, ar ne? Nes jeigu bandysi atsikratyti baimės, tada dar baisiau yra, nes atsikratai savo kažkokios dalies, ar ne? Priimti, kad it's okay, normalu jaus baimė, jeigu visai ką buvai treniruojama tą dalį atstumti, ar ne? Ir nežinai, kaip su tą dalim susitikti. Kad it's okay, ačiū tau baimė, kad mane bandai apsaugoti, ar ne? Nes yra kažkur tas bandymas kažką, pozityvus ketinimas, ar ne? Yra pozityvi intencija, ačiū, kad bandai mane išgelbėt ir apsaugot. Ir klauso, kaip aš galėčiau saugiai, ar ne, patirti šitą. Ne? Tai saugioj kažkokioje erdvėje, pavyzdžiui, su savim, tau nereikia prieš kitus eiti rodytis ir tenais atskleis savo moteriškos energijos tol, kol nepasi pasiruošus, bet per buvimą kūne, pavyzdžiui, per somatinę praktiką, per susijungimą su kūnu ir per malonumą, tu jau esi moteriško energijai. Tai sakyčiau, kiekvieną dieną leisk savo šitą, ne, 5-10 minučių užsidėti kažkokią dainą, saugioje erdvėje, kai niekas nemato, užsirakini duris, jeigu su kažkuo negyveni, nes susidedi ir ausinukus ar dar kažką, ir tiesiog leidi savo išbūti, iškvėpuoti, išbūtų energiją ir gali paklausti savęs, how can I connect with pleasure? Kaip aš galiu susijungti su malonumu? Ir per malonumą, kai ir tas malonumas ne kažkoks performances, ar nebandymas kažką pasiekti ar pajausti, bet tiesiog šitam momente, kaip aš galiu būti, tam tu jau tuo metu aktyvuoji moterišką energiją ir kai esi savo kūne, jau esi moteriškoj energijoje. Ar ne? Ir kuo tu labiau, ar ne, kiekvieną dieną darai tą, pavyzdžiui, praktiką, ar ne, tas nuoseklumas ir 10, tarkim, minučių dedikuoji, ar ne, tu renki patvirtinimą, ar ne, savo pasąmoniai, kad man saugu būti šito energijai ir va, pabuvau ir nieks nenumirė, nieks nenutiko ir dar man faina buvo, ar ne? Ir pamažu leidi šitam vis labiau ir labiau įkūnyti tą energiją ten, kur yra saugu, ar ne? Ir kuo tas nervų sistema įpranta prie to būt, tuo patu turi tos ripple effects, jau pradedi labiau tą energiją įnešti ir į kitus dalykus, net nesistengiant, natūraliai tai gaunasi, bet pradėti nuo saugios tokios erdvės su savim. Ar kažkam dar nori pridurti, matau, ar ne? Taip, labai ačiū. Kažkaip jaučiu, kad namuose būdama tai praktikuoju ir jaučiuosi gana saugiai, bet kažkaip stringu tarp asmeniniuose santykiuose, kuomet esu viešumoje arba pasimatymus vaikštau, atrodo, kad aš įjungiu tokį šydą, kur ne, jau tarp žmonių, taip jaustis man yra nesaugu. Ir vat nežinau, kaip tą vidinę būseną, kurią namuose per praktikas, kurias tu minėjai, kurias tarp kitko darau ir tikrai jaučiu poveikį, kaip tą saugumo jausmą išnešti į lauką. Kažkaip čia stringu. Pasimatymai gali būti pati geriausia vieta praktikuotis šitą, ypač jeigu esi susitinkęs su vyru, kur, ne taip tau visai patinka, ar ne, jeigu ten jauties, kad čia galbūt mano gyvenimo vyras, tada įsijungia, ar ne, spaudimas ir tada reikia čia kažką, žinau, bet jeigu jautiesi, kad susitinkęs tokiu, kur, gal nice, fainas žmogus, bet gal ne mano, ar ne, tai ta pati puikiausia proga praktikuotis, ar ne, nes esi su nauju žmogum, kur nesivelka iš jo lūkestis, kaip jis yra įpratęs, kas tu esi, ar ne, nes jeigu ten su kažkokiu kolega ar su draugė, ar ne, iškart pradėsit tenais būti labai tenais moteris, nes čia perdėtai gal rodo, ar ne, kas tau vyksta, ar ne, bet su naujai sutiktu žmogum, ar pasimatymus, ar dar kažkur gali turėti bet ką, bet kaip elgtis, ar ne, arba gali praktikuotis, nežinau, nueisi naują kokią kavinę, ar ten su barista, ar dar kažką flirtuoti, ar pasipraktikuoti, nes
the stakes are low, ar ne, tu nieko neprarasi, ypač jeigu jauti, kad tas ne tavo gyvenimo žmogus, ar ne, ir tiesiog gali įsivaizduoti, kad esi aktorė, ar ne, kurią tave nusamdė Hollywoodo filmui, ar dar kažkokiam, nežinau, Lietuvos filmui, ar kažkokiam nusamdė šitokiai roliai, kur tu įkūnijai visišką moteriškumą, ar ne, kokia būtų femme fatale, ar dar kažkokia gali įsivaizduoti, ar kokia nors, nežinau, ar Angelinos Jolie, kur ten tokia labiau dark feminine, ar ne, jos yra archetipas, arba kažkokia flirtuojančia, ar ne, ar dar kažkokia. Ir tiesiog pažais su tuo ir mūsų nervų sistema expandina, ar ne, arba tiesiog įsijungt, kokia tu buvai, ar ne, prieš darydama tą praktiką namuose ir gali prieš pat einant į pasimatymą padaryti tą praktiką, sujungt su savo kūnu, leis savo pasiruošti, ar ne, šitam, ir su tavo energija nueiti ir leis savo pasipraktikuoti ir net perdėtai šiek tiek, ar ne, nes tasme, kai we exaggerate, tada padarai, kad perdėtai biški toks edgy, bet tada nervų sistema atrodo, kad o tiesiog būt nervų, paprastoji šitoj moteriško energijai, tada lengviau bus, ar ne, ir tiesiog praktikuotis, ar ne, nes visa tai nėra tik apie galvoje buvimą, ar ne, bet per įkūnijimą. Ir žinot, kad nieko nenutiks, kad tau saugu yra, ne, nebent jeigu jausis kažkoks nesaugus žmogus, ar ne, bet jeigu esi viešoj vietoje, ar ne, ir tu ten tiesiog labiau paflirtuoji, ar pabūni savo kūnį, arba tiesiog vienas iš tokių trikų gali savo dėmesį nukreipti į savo šaknies čakrą, arba į savo jaunį, savo makštį, ar ne, ir tiesiog aktyvuoti, ir kai jau esi tavo dėmesys yra čia, tau nieko kito nereikia daryti, tu iš karto pajungi tokį magnetizmą ir vyrai nesupranta, kas vyksta, ne, bet kai tu esi savo klubuose, savo moteriškose lytinėse organuose tavo dėmesys, ar ne, visai kitokia įsijungia ir tada vyrai. Šiandien čia irgi vienas iš tantros praktikų, aš atsimenu, kai eidavau pasimatymus, jau pati buvau beveik pamiršus šitą, senai nedariau, reikės su savo partneriu pasipraktikuoti, bet senu būdą jungiu per pasimatymą ir jie tiesiog nežino, kur dėtis, ne, kur tiesiog flirtuoja ir tiesiog bet esi savo kūne ir wow, yra ta trauka, ar ne, ir apskritai vien buvimas savo kūnės, dauguma moterų, jeigu eini pasimatymą kaip į biznio pokalbį ir savo galvoj, nėra labai magnetiška energija, bet kai tu esi visiškai savo kūne ir tau nereikia tenais daryti tantros praktikų, ar ne, bet vien tik tais tas buvimas, savo aktyvavimas, ar ne, ir leidi savo kvėpuoti iš savo pilvo, ne iš tenais kažkokių gerklės ar krūtinės, bet būt labiau atsipalaiduoti, įkvėpti, būt mėgautis, tiesiog kaip tau gera, pajaus, kaip kėdė laiko tavo svorį, kur tu esi. Vien šitas, tau nereikia kažko ypatingai ir ten šnekėta, dar kažko vien buvimas savo kūne aktyvuoja tą moterišką energiją. Ar atsakėjau į klausimą? Taip, ačiū labai. Okay. Tai ačiū labai ir ačiū už priminimą, aš pati priminiau, šį vakarą pabandysiu su savo partneriu, tiesiog nieko nesakysiu, kreipsiu dėmesį ir pažiūrėsiu, kas bus. Okay. Tai ačiū labai visoms už tai, kad dalyvavot gyvai, už tai, kad žiūrit įrašą, ar kad atsintėt klausimus, ačiū ir ką, iki pasimatymo kitą mėnesį, kur šnekėsim apie gerklės čakrą, ne tik tais apie savo balsą fizinį, bet apskritai savo saviraišką ir gebėjimą komunikuoti. Tai ačiū visoms ir iki pasimatymo kitą mėnesį.